Donaldo Trumpo kabineto nariai, jam yra sumetę 200 spam lemų. Ta prasme, nu, tai iš principo gaunasi, kad tu Linda McMahon, pavyzdžiui, susimokėjo 20 lemų donacijos, kad būtų, nu, taip, ji tiesiog parėmė Trumpą, bet šiaip tada ji tampa kabineto, nu, nare, žinai? Ne, čia tai gera tradicija, aš manau. Gera tradicija. Vat Lietuvoje tas pats. Aš manau, ne, Lietuvoje buvo, bet Viktoros paskė, man reikės buvo, kad visi pirmi 10-ko sąrašo rėmėjai turėjo susimokėti. Ir normalu, aš manau, čia labai normalus dalykas. Ne, nu iš tikrųjų, jeigu taip, tai jeigu kai turim čia partiją, tai ką dabar čia? Tai terminalas, taip sakant, vis tiek turim įrašinę terminalą kartu, tai partiją darai, reikia susimokėti pinigus. Kodėl vienas turi mokėti? Gerai, aš prašau, visiškai nekorupcija, normalus dalykas, geras, normalus dalykas. Terminalas. Labadiena, mėly kolegos, mėly draugai, žiūrovai, ačiū labai, kad žiūrite mus, ačiū labai, kad sulaukėte šio ryto. Šiandien kalbėsime apie globalų pasaulį ištikusią. Iš tikrųjų kalbėsime ne apie tai, kalbėsime apie Trumpo, pasikėsinimą į Trumpą ir visokius kitus dalykus, kurie tenais yra su juo susiję. Taip pat pakalbėsime apie tai, dėl ko krito iki šio įvykio Trumpo reitingas, ar šitas įvykis gali Trumpo reitingą statyti atgal. Ir kitų visokių linksmų dalykų. Draugai, kaip jums patiko pasikėsinimo balius? Ofigienas, iš tikrųjų. Pirmas dalykas, ką aš sužinojau, ta prasme, ne apie patį šaudymo faktą, ne dar kažką, o tai, kad viceprezidentą išvedė iš kambario anksčiau negu prezidentą. Taip. Tai buvo pirmos žinios, kurios įkrito į mano... Tam daug įdomių dalykų buvo, daug... Jo, tu savo, taip sakant, režisieriaus akimi prašom. Man patiko, kad buvo tikrai, reiškia, taip, tai Stevenas Milleris, vėlgi, nuotrauka ištraukta iš konteksto, mėly žiūrovai, bet internetas labai greitai pasigavo šitą nuotrauką ir Stevenas Milleris, Trumpo administracijos narys, reiškia, vedas savo nešę žmoną ir naudoja ją kaip human shieldą. Taip. Tai šitą buvo... Kešas patelė žemė, slepiasi žemėje. Kešas patelis lenda po stalu. Lietuvos televizijos žurnalistas įsigandęs transliuoja iš po stalo, labai blogas buvo. Dar įspūdinga šitie vyrai ir moteris su juodais drabužiais, kur iš tikrųjų yra, reiškia, su frakais apsirengę, jie traukėsi revolverius ir bėga gaudyti to pašėlosą gunmaną. Žiūrėk, tai gal per pradžią truputėlį kas nutiko, reiškia. Gyveno kartą toksai žmogus vardu Kaulas, ne? Taip. Kaulas gyveno Kalifornijoje. Kaulas prie savo, šitas, kaip pastebėjo, aišku, Lietuvos trumpistai, prie savo LinkedIno pasirašęs yra him. Tai be jokios abejonės, taip pat Kaulas buvo piktas ant katalikų bažnyčios, buvo piktas ant religijos bendrai paėmus ir natūralu, kad piktas ant Trumpo, kaip ir daug labai Amerikos piliečių. Bet skirtingai nuo kitų Amerikos piliečių, Kaulas prieš 2 metus nusipirko ginklų. Ir jisai tada, nežinau, ką su jais veikia, ir tada jisai gyveno beje labai saugiame Los Andželo rajone, kur gyveno daugiausiai ekspolicininkai ir važinėdavo su dviratuku, mėlynu dviračiu. Važinėdavo, šitie kaimynai sakė, atrodė labai ramus žmogus. Tai štai ramus žmogus sėda į traukinį. Traukinį tašė, važiuoja, kažin kodėl į Čikagą su tašė. Nuvažiuoja į Čikagą, iš Čikagos nuvažiuoja į Vašingtoną. Kažkodėl tai, tada iš Vašingtono apsigyvena viešbutė, Hiltone, kuriame vyksta nuo seno šitas korespondentų balius. Tas korespondentų balius yra toks renginys, kas nežinote, toksai renginys, kuriame, žodžiu, atvaro žmonės ir, kaip čia pasakyti, susitikimas vyksta su prezidento susitikimo su spaudos atstovais, kuriame yra sena tradicija skaldyti visokius juokelius. Tai ten dažniausiai pasikviečiamas yra koks nors komikas koks nors, kuris raustina, reiškia, visus susirinkusius politikus, kartais ir medijos žvaigždės arba Hollywoodo žvaigždės, grinai iš to, kad jam būtų linksma pasiraustinti. Kitaip tariant, toks yra kaip panašiai kaip Oskarų kalba, tik tai truputėlį, žiauresnė. Jo, tas legendinis juokas buvo, kad prieš dar daug metų tenais, kuris labai per internetą, kad, būtent Correspondence Dinner, kad, reiškia, komikas sako, girdėjau, kad Donaldas Trumpas ruošiasi raninti būti prezidentu kaip respublikonas. Įdomu, nes aš galvojau, kad jis ranins as a joke. Tai Trumpas ten, kaip jis mėgsta, tai yra toks didelis medija, vadinkim toks, nežinau, toksai lietuviška tokia
Tolima parodija būtų auksiniai svogūnai. Bet tokia labai tolima parodija. Ta prasme, tai labai tolima parodija būtų auksiniai svogūnai, bet iš esmės mintis yra tokia, kad vat yra kažkokia viena diena, kada mes galim suleisti pasijuokti iš visų, ne tik tai labai rimtai kalbėti. Aišku, dabar tas rimtumas šiaip yra dingęs. Nenuostabu, kad Trumpas vengė šito renginio, kai jis buvo šitogi prezidentų pirmąją kadenciją, nes, nu, štai, kaip ir... Tiesiog važiuotų ant jo. Tiesiog, kad jau važiuotų baisiai. O šiaip tai iš tų visų važiavimų ten yra labai linksmų, važiuodavo ir ant Obamos, ir ant Busho. Ir kažkaip visi taip, nu, tradicija buvo, kad prezidentai taip labai išdidžiai priema tą važiavimą. Koks nors ten Stevenas Colbertas, pavyzdžiui, važiavo ant Džordžo Busho, taip, kad mažai nepasirodė. Ir tai tada tikrai darė su didžiuliu malonumu, bet vat kažkaip niekas jo ten nekancelino, neužmušė, negrasino susidoroti ir nesakė, kad jis yra idiotas arba debilas. Žodžiu, tai toks dalykas veikdavo. Tai su korespondentų didelį šiais metais buvo paskelbta, kad Trumpas ateis ir pas pavažiuos ant spaudos. Jo, čia buvo labai didelis dalykas, jau savaitę prieš buvo paskelbti, nu, akivaizdus lygiai, kuriuos jau lygino pats White House'as, kad reiškia, Trumpas nestabdys savęs. Ta prasme, nebus čia komiko. Visi gaus stand-upas bus, pasakys, kokie visi durniai ir panašiai. Žodžiu, bet kuriuo atveju, matosi, korespondent dineris nusprendė kažkaip tą dalyką, asociacija spaudos nusprendė šitą dalyką visą, taip sakant, pratęsti vis dėlto šitą tradiciją ir Trumpas sakė, tai aišku, kodėlgi neteisiu pakalbėsiu. Tai atvažiavo kalbėti ir Gunmanas apsigyveno, kaip yra žinoma, maždaug tam, man reikės, birželio likti 4 skaičių ar kažkuria panašią dieną, tame balandžio. Žodžiu, apsigyveno labai senokai tame pastate, reiškia, sėdėjo, ten matyti tyrinėjo visai aplinką ir sugalvojo planą. Planas susivedė į tai, kad jisai, kaip čia pasakyti, jisai eina apsimeta, nes ten paprastai būna, žodžiu, ten eina žmonės, eina visokie žvaigždės ir viešbučio svečiai arba šiaip tinginiai, jie ten tipo visai mojuoja ir sveikinasi, o labas Trumpai, labas ten, o labas Džordžui Klūnį, labas, kad atėjo palaikyti Bideno, kuris neprašneka. Nu, kas nors tokio, žinai, vyksta paklykti galima visą kitą, toks tipiškas Oscarų /Kanų/ nežinau, raudonas kilimas, tipo jo. Žodžiu, tai raudonas kilimas vyko ir panašu, kad bičas prie raudono kilimo lyg tai laukia, nu, bet jau kol kas buvo žinoma, čia dar taip visi dar taip tom detaliam nesidalina, pilno vaizdo dar nematom. Ir bičas laukia prie to kilimo ir kažkokiu momentu pradėjo eiti su raudonu kilimu ir kažkada kai priejo prie punkto, yra nuostabi security footage, kuriame čiūvas daro tokį sprintą. Ir tokį sprintą, kur, žinai, 100 metrų, manau, kad distancijoje mokykloje būtų pirmas. Jis taip staiga sprintuoja, reiškia, iš vietos, prabėga pro visus išsigandusius veikėjus ir prasprintuodamas nubėga kažkur, tai tada jį ten pradeda gaudyti, tai jisai kažkurio metu ištuština apkabą ar 3 šūvius, ar kiek ten padaro į šitą, ne apkabą ištuština, čia galbūt pasakiau neteisingai, iššauna į policiją, į šitą, į apsauginį, pataiko jam į, reiškia, neperšinamą liemenę, tas apsauginis šiuo metu yra kalėjime, nu, čia smūgis, aišku, yra kaip reikiant, jis lyg tai tenais... Kalėjime ar ligoninė? Ligoninė. Aš galvoju, kur šitą istoriją veda? Ligoninėje yra, žmogus yra ligoninėje, kalėjime, kaip žinia, yra pats ponas Kaulas, ar kaip jisai šitą, ir, žodžiu, nu va, tai ten kažkaip sužeidimai kažkokie, daugiau nieko nesužeidė, paskutinė fotografija pono Kaulo toks yra išrinktas nuogai, užlaužtomis rankomis ir fotografuotojo iš priekio. Tai toks yra ganėtinai toksai, sakyčiau, kad sinematinis, realistinis šotas, tai maždaug yra vaizduojami kokio nors žmonės, nežinau, kokiam nors filme apie Abu Ghraibą arba kokią nors kitą vietą, paimtas ir supakuotas. Panašu, kad manifesto jisai neparašė, bet rašė laiškų, kuriuose viename iš laiškų sakė, vadinkite mane federaliniu žudiku. Federal Assassins, savo apibūdinti tokią pavaizduoja vaidmenį. Trumpas išėjęs kalbėti, bičą apibūdino kaip psichiškai nesveika ir bendrai paėmus kažkaip tai, net sakyčiau, per daug ant jo nevarė ir net kažkaip mažai minėjo radical left. Jam kiti dalykai buvo svarbus. Bet buvo svarbesni šiaip kiti dalykai, Jonai, ką kalbėjo jam labai buvo svarbus. Jis nuėjo 60 Minutes, ar ne? Jo, tai 60 Minutes laida išėjo Trumpas, aišku, kalbėtis iš karto sekančią dieną į tokią labai žymę televizijos laidą, kur hard talk, įsivaizduokime. Iš kurios neseniai išėjo klavikularas. Jo. Tiek svarbu buvo. Ir aiškiai, tai vienas iš klausimų, tai Donaldas Trumpas pareiškia, kad dėl šito tempo yra labai svarbus
Naujasis ballroomas 300 milijonų. Nes labai saugus. Labai saugus. Neperšaudavo sienos. Ja. Tai yra svarbiausias dalykas ir tos investicijos, visgi be galo svarbios į šitą yra. Taip. Sakėte, be reikalos to ballroom, bet dėl to ballroom. Taip, va, dėl to ir yra statomas ballroomas, tai dėl to, kad nenutiktų tokių dalykų per daug. Dabar kitas dalykas yra, ką jis minėjo, tai aišku, skaitė, ne tai, kad manifestą, bet vėlgi skaitė laiškus Kaulo, kuriuose yra paminėta, kad reiškia, Kaulas sako, kad jis nebegali leisti valstybės valdyti pedofilams, prievartautojams ir korupcionieriams. Ir tada Donaldas Trumpas, aišku, labai supyksta iš karto ir sako, kodėl tu šitą skaitai? Reportai, sako, nes jis rašė, žinai. Ir tada jis sako, jūs esat visi baisų žmonės, kad jūs tai skaito. Baisus, bet sako, čia tiesiog aš klausiu, kaip jūs baisų žmonės, nes sako, aš nesu asociuojamas su Epsteinu iš karto pabėdama ir sako, bet Donaldui Trumpui čia gal ne apie jūs, čia gal apie kažką kitą. Gal čia Robertas Kenedis. Taip, tai vienu žodžiu buvo šitas pabėdėtas dalykas. Ir kitas dalykas, kas buvo paminėta, tai reiškia, kad stebėjosi Kaulas, ant kiek prastai yra sutvarkyta apsauga to renginio. Kad stebėjo ir raštu stebėjo. Taip. Ta prasme, kad jis darė, akivaizdžiai sėdėdamas researchą šitame savo tam viešbutį. Ir kad jam atrodo, kad yra labai... Visui pofik buvo. Labai lūs viskas. Jo, matai, čia dar vienas dalykas, gal iš geresnių laikų ateinanti tradicija yra. Nors bėtinais priešais tą viešbutį ten buvo pasikėsinimas Reiganą įvykdytas. Tai čia nėra pirmas kartas, kad ten Vašington atvažiuoja kas nors ir bando kažką pašaudyti. Kitas dalykas, tai čia būtų kažkas registrašė Lietuvos televizijos žurnalistas, kuris ten buvo, sakė, kad ten suregistravau, atėjai, parodė pažymas, niekas per daug nieko netikrino, sako, labą dieną, prašom toliau. Taip, tai to tikėsi, kad praeimas buvo, bet šitas bišas net nebandė praeiti kaip žurnalistas, jis tiesiog atėjo ir darė sprintą. Vat jums ir pavyzdys, kodėl klasikas sakė, muškit dviratininkus. Jie greit bėgios. Ne, tai čia dviratininkai dar nuo gerbiamojo, kaip čia pasakyti, draudimo bendrovės vadovo Killerio dviratininkų mušimas yra senas. Jo, dar toksai įdomus momentas tai yra, kad Liuit preso spaudos atstovės spaudai, reiškia, pradžioje šito renginio paminėjo, kad, kaip sakyti, jos tekstas jis yra shots will be fired. Kalbėdama apie tai, kad Trumpas yra pasiruošęs rimtą kalbą, tai reiškia, dėl šito fakto shots will be fired. Tai šūviai žinojo, bet šiaip faktas toks, ten gali sakyti kaip tik nori, bet apsauga atlaikė, ta prasme, apsaugos buvo pakankamai daug, ten viskas susitvarkė. Aišku, buvo juokinga, kad evokavo pirmiausia Vensą, o ne Trumpą, gal čia toksai protokolas, o gal tiesiog kažkas tai bent pečių liko. Tas kažkaip dalykas buvo, aišku, buvo labai juokinga, kaip juokinga, įdomu stebėti, šou vis tiek buvo medijinis, taip sakant, balius, įdomu buvo stebėti įvairius žmonės pasislėpusius ten už kėdžių, reiškia, ar dar kažkur tai besitrinančių. Žinai, kitas dalykas, aišku, Amerikoje tos įtampos yra labai labai daug, žinai, ir faktas, kad, taip sakant, akivaizdu, kad, žinai, kad apsimesti, kad viskas yra kaip anksčiau yra sudėtinga, ypatingai, kad trečinė pusė žmonių, viena pusė trešinio vienus, kita trešinio kitus, natūralu, kad tos įtampos šiek tiek turėtų būti. Bet šiaip labai įdomus dalykas yra, kaip čia pasakyti, turbūt pirmas klausimas, kuris iš karto iškilo visiems, tai dabar jau Trumpo vėl reitingas pakils kaip po nušautos ausies. Jo, nes iš tikrųjų, ką Mykolas sakė prieš tai, kad Trumpo reitingas buvo tokiam plintusa, kaip, iš principo, Nixono atsistatydinimo levelis. Jo, žinai, Trumpo reitingus truputėlį reikia traktuoti kitaip, nes jo reitingai, tie, kurie rodomi žiniasklaidoje ir tie, kas paskui balsai, kiek jisai gauna dėl skirtingos mobilizacijos ir kitų dalykų, tikrai lyginti negalima. Bet netgi Trumpo standartais padėtis yra šūdina. Ta prasme, faktas yra toksai, kad, žinai, kad ir ta pati šūdina yra dėl kelių dalykų. Vienas dalykas yra magos ideologinis skilimas dėl, vadinkim taip, Irano karo. Nėra pagrindinė priežastis, bet jinai yra dalis. Ir ten, būkim atviri, ne tiek dėl Irano karo, kiek dėl žydų. Nes žydai yra labai blogai pasirodo dabar. Ir tie žmonės, kurie vadovauja antižydiškam sparnui, sako, mes ne antisemitai, mes tiesiog žydų nemėgstam. Žydų mafijos, žydų. Vienas iš jų yra Danas Blizerianas. Danas Blizerianas. Tai ten yra tiesiog žydų nemėgstančių sparnas. Ir žydų nemėgstantis sparnas, jisai kovoja su žydais visame kame ir žydai valdo pasaulį, žydai valdo
valdo Trumpą ir žydas Netanyahu, nu, ten yra toksai, visą tą klausyti tą dalyką, toks, žinai, atvirai pasakęs, aš atsimenu, jeigu kažkaip panašiai, nežinau, pas mus istorijos fakultete būtų kalbėję pirmam kursė, kaip pas mus tas žydų nebėgimo klausimas buvo gana aktualus, žydų aptarimo klausimas buvo gana aktualus, tai tas žmogus būtų laikomas, būtų išmestas iš kiemelio, nes būtų laikomas biškai per daug jau. Nu, ta prasme, čia apie žydus kalbėti galima, bet galbūt tai reikėtų taip kalbėti. Bet tas antisemitinis sparnas yra vienareikšmiškai labai stiprus ir didelis, sustiprėjęs, jam vadovauja Tuckeris Carlsonas asmeniškai. Tuckeris Carlsonas beveik nebejotinai eis į kitus Amerikos prezidento rinkimus. Tas labai akivaizdu yra, nes jisai ten jau dabar atsiprašė už savo paramą. Politiškai atsiprašė, kalbėdamas su broliu, atsiprašė už savo paramą Trumpui. Sakė, labai atsiprašau, kad aš neįbėjau Trumpą. Man dėl to skauda širdį, aš taip galvoju, melsdamasis kiekvieną vakarą. Ir kaip galvoju apie Univerbagą Maskvoje. Taip. Atsiprašau labai, kad neįbėjau Trumpą, sako, bet toksai, bet tada prie jo prisėdo kiti žmonės, tokie kaip Megyn Kelly, kuri kažkaip tai buvo Fox News tokia liberalė, nusaikioji, tada buvo vienu metu patekusi, man regis, CNBC ar tą patį, ar ABC. Dabar neprisimenu, tai šiandien ten jos laida nepaėjo, tada perėjo Sirius radiją, kur dabar turi savo tokį indikuotą podcastą, kuris yra populiarus labai, ir jinai iš principo perėjo į žydų nemėgėjų sparną taip pat. Candace Owens be jokios abejonės, kuri pradėjo nuo žydų visų reiškėsi šitų dalykų. Nu, aš ten nekalbu apie visą kitą šaiką, kaip Nikas Fuentesas ir kitus jau, tie, kurie būtų vadinkim. Ir pavyzdžiui, Danas Blizerianas. Ir Danas Blizerianas, ir Šonas Ryanas. Žymus Danas Blizerianas yra toksai influenceris, milijonierius, kuris labai mėgsta moteris, nežinau, ta prasme, žinai, kur ir iš tikrųjų labai populiarus socialiniuose tinkluose asmuo. Toks čadas biški. Labai čadas. Maibachas su daug pinigų. Jo, iš principo Maibachas su daug pinigų. Ir jis kažkokiu būdu ten irgi prisijungia labai stipriai prie antižydo sparno ir jau dabar su Karlsonu. Ten kažkaip jo, ten kažkaip Tuckeris Carlsonas turėjo tą visą tokį podcasterių grupę, kaip žymiausias podcasteris, ir ta visa podcasterių grupė iš esmės didelė dalim nuvarė, tokiu būdu suskilo tą magą. Ir kai kurie garsiausiai balsai nuvarė tą pusę. Populiarumas Trumpo beveik nekrito mago sparne, bet tai nereiškia, kad jis gali nekristi ir vėliau. Ir ten faktas yra, kad yra tam tikras suskilimas, reiškia, tame sparne, kurie... Ir aišku, tas, vadinkim, toksai šūvis, shots fired buvo Irano karas. Ir tas dalykas prisidėjo prie Trumpo, kuris nėra populiarus tarp demokratų ir, aišku, taip pat nėra populiarus tarp respublikonų. Yra į daugumą palaiko, bet jis nėra tiek populiarus. Ir kol tas Irano karas nepasibaigė, tol tenais darosi. Aišku, prie to antižydų sparno yra aišku, visi antiukrainiečiai. Ta prasme, ten yra, jie maždaug yra tie patys žmonės, dėl to paradoksalu, bet šitos Trumpo administracijos politikų Ukrainos klausimų turi visas sąlygas pasikeisti, nes dabar koks nors, pavyzdžiui, Lindsey Grahamas yra 100 kartų įtakingesnis negu ten Tuckeris Carlsonas, kas nebuvo. Tai yra tas neokonservatorius sparnas, kuris yra kita dalis. Visai neokonų, bet tokia, vadinkim, labiau, ten, sakyčiau, net labiau tokia, gal neokonai tai išnaikinti visi yra, ten labiau yra tokia Reigano laikų, tokia, vadinkim, toks tradicinis, tas toksai antirusiškas sparnas. Ir tas vienas dalykas, kas mažina labai reitingus. Vanilo konservatoriai. Tai va, kitas dalykas, kuris mažina reitingus, tai yra bendrai bardakas šalyje. Kaip sakė Kalši, kaip čia pasakyti, laukiniais laikais statyk, lažinkis dėl visko, jeigu times are crazy. Tai nežinau, su korupcija ten yra šiek tiek, ten tai aš gal biškai papasakosiu, kas iki ko yra dėjęs šiaip Amerika šią sekundę. Tai čia toksai 10 punktų planas yra, kaip veikia Trumpo administracija. Tai pradėkime nuo to, kad pirmas dalykas, reiškia, ketvirtą savo antrosios kadencijos dieną Donaldas Trumpas įvykdė tokį reikalą, kuris vadinasi penktadienio nakties purdžas, kurio metu iš principo jis atjungia visas watchdoginės organizacijas, arba prie kiekvieno departamento Amerikoje yra papildoma watchdoginė organizacija, kuris stebi... Kovos su korupcija skyrius. Jo, bet kiekviena turi savo, žinai. Tai pas mus Lietuva irgi yra antikorupcijos vadovas, nes nei viena be pasodino. Vienas buvo antikorupcijos vadovas Žemės ūkio ministerijos, paskui vadovavo augalininkystės tarnybai. Taip, tai mes turim šitą dalyką, žinai, kuris iš karto atjungtas. Tada yra reiškia, etikos komitetas buvo išformuotas iš karto irgi, ir tai vyksta antrą dieną. Ta prasme, ir labai greitai visa antikorupcinė struktūra, ji buvo Amerikoje išmontuota. Ta prasme, ir per Dodge'ą kažkiek tais. Dodge'as definansavo White Collar Crimes Division. Pavyzdžiui, FBI turėjo, reiškia, užsienio įtakos task force'ą, kuris sakė irgi, žinokit, nebereikia, kovosim mes labiau su imigracijos problemom. Tai dabar pagrindinis dalykas, turbūt apie ką kalbam, kai kalbam apie korupciją, tai negalim kalbėti apie kriptokoinus.
Tiesiog Trumpo dollar Trump coin ir dollar Melania coin, tai jie, tiesiog, tai yra šiaip įdomu, kad prezidentas, iš esmės, jis turi savo kriptovaliutą, ne? Kurią jis iškėlė ir jos valuationas vienu metu buvo 27 milijardai dolerių. Bet pasak reporto, kad visi žmonės, kurie pirko, tai beveik 800 000 žmonių neteko pinigų investavę į šitą koiną ir 58 žmonės gavo. Bet ką, bloga investicija. Taip, gan bloga investicija. Tai mes turim... Tarp 58 buvo tie, kurių pavardė prasideda iš T raidės. Matematikas yra, kas pestų. Jas priklauso visos koinai, tai visą tai, kai išleido, jų sąnaudos išleisti buvo kokie turbūt, nežinau, 5,000 dolerių. Jo, bet įdomiau yra tai, kad dėl ko tai yra, tipo korupcinis visas reikalas, žinai, nes 76%, man atrodo, to koino priklauso užsienio piliečiam, ne Amerikos piliečiam. Kitaip tariant, tu važiuoji, tu esi, tarkim, mes tiesiog gali tokia teorinė situacija. Tarkime, tu, pavyzdžiui, vadovauji kokie nors, tarkim, pavyzdžiui, šaliai, kokie nors, tarkim, pavyzdžiui, arba... Kuri turi daug naftos. Kuri, pavyzdžiui, naftos turi, arba neturi naftos, gali neturėti naftos, nežinau, pavyzdžiui, Gvinėje, bet ką, vadovauji šaliai, pavyzdžiui, važiuoji, sakysim, tas, tarkim, toks šalies Nausėda, ar ne? Tu, kaip šalies Nausėda, važiuoji lėktuvu, pavyzdžiui, susitikti, kad kažkaip galvoji, kad būtų visai faina, kad tie amerikiečiai, pavyzdžiui, nesikištų čia kokį reikalą, kurį aš veikiu, nes čia kištas aiškina, pavyzdžiui, tarifų. Ir yra problemėlė, pavyzdžiui, ir to. Tada būtų faina, kad parduotų porą ginklų, kad galėčiau savo greitimos kaiminės genties, pavyzdžiui, bičiui parodyti. Ir tu galvoji, kaip čia dabar prie visko prieiti, nueini pas konsultantą, kadangi iš tokios šalies, kur tu atrodo viskas paprasta. Nu, ta prasme, pas tavo šalį paprasta, tau moka koinais, tu galvoji, tu irgi moki koinais. Ir tas Nausėda, jisai, ar nežinau, ar ten Rūginienė, šalies nuvažiuoja, čia pas Trumpą. Ir ten prieš tai, pavyzdžiui, pasiklausė tiksliai sąskaitą, sako, čia kažkas sako, patarėjau, sako, čia, taip sakant, yra tokia valiuta. Yra tokia valiuta. Dar beje, ne tik valiuta, dar yra stablecoinas. Yra tokia valiuta, tokia sąskaita. Reiškia, ir, pavyzdžiui, kodėlgi kompanijos jūsų šalyje negalėtų paskambinti. Tu paskambinti 3 šalies oligarchams, kurie visi yra tavo pusbroliai, sakai, labas, pusbroliai, tu perki vieną, tu perki tą, o tu perki šitą. Reiškia, geriausia, kur nors per Londono lojerius, kad lengviau būtų. Nu ir tu atvažiuoji kažkaip susimokėjęs, ten, tarkim, kažkiek laiko ir gauni staiga priėmimą, tada kažkas priima, pasikalba su tavim ir tu, pavyzdžiui, tarkim, išvažiavę gavęs nusipirkti kokią nors, nežinau, amerikietišką ginklą arba gauti leidimą nebesikišti nieką, reiškia, ir panašiai. Čia man toks labai įdomus dalykas buvo, keistas, aš visiškai to nesieju, absoliučiai, čia viskas tik sutapimai diktatoje, bet, pavyzdžiui, kai Lukašenka, kai Trumpas sakė Lukašenka, labai fainas bičas, labai geras žmogus Lukašenka. Jėgos to daugiau neįvyko, kažkaip labai geras žmogus Lukašenka, to ir pasibaigė maždaug. Tai, žinai, tai galimas dalykas, čia toks yra, tu žinai, čia panašiai, kai jau sakyti, kokio žymų žmogų jis pasakytų kažką apie tave gero. Čia kameo, ta prasme, kai labas susimokė ir gauni. Labas, galbūt, žinai, gal koks, nežinau, ten Erikas, Trumpas arba kas nors kitas, galimai kur nors ten, pavyzdžiui, paprašymą, perdavė žinią, kad visai tai blogas žmogus yra Lukašenka, perka koinus. Jeigu konkretesnį pavyzdį greitą, tai Giuliani, atsimenat, tai dabar gali, pavyzdžiui, užsisakyti už $400, kad jis tau čia tokia biškai panaši situacija, bet faktas yra toksai, kad, žinai, čia, aišku, visą tai yra šposai, bet, žinai, bet faktas yra toks, kad iš esmės tai, bent kol kas nepanašu, kad kažkas labai lengvai susektų, kur tie pinigai vaikšto. Ir galimas dalykas, žinai, kaip kartais tokiais atvejais būna. Nėra faktas, kad tu, pavyzdžiui, prašytų pinigų. Tiesiog žmonės, pavyzdžiui, tarkim, iš tam tikrų šalių, pavyzdžiui, galima, tarkim, pavyzdžiui, Baltarusijos Lukašenkas tikrai žino, kad už dalykus reikia mokėti. Ta prasme, jis tiesiog gali šiaip sugalvoti susimokėti, pavyzdžiui, kur nors padėti pinigus, kaip nors, kad taip patiaptų labiau, žinai. Ir kaip matom, čia, žinai, čia kai kurios tos dovanos yra visiškai atviros, pavyzdžiui, kaip Kataras ten padovanoja. Ne, tai, žiūrėk, tai yra kitas dalykas, kad, aiškiai, to mimikoino, aparatas gilesnis yra, nes jį valdo toksai World Liberty Financials. Taip. Žinom šitą dalyką, kurio kažkokiu būdu Jungtinių Arabų Emiratų, reiškia, ten antrasis žmogus valstybei defense ministras, įsigijo 49%, man taip atrodo. Dieną prieš jau išeinant startuoti. Taip, įsigijo šito ir tada, netikėtai nelauktai, Trumpo administracija sako, žiūrėkit, sutariam AI čipus, mes Jungtiniam Arabų Emiratam dabar duodam.
sutarėm, Čia, žinai, čia pasakysiu dalykas, tas Jungtinių Arabų Emiratų klausimas yra toksai, kad Amerika sugebėjo prie Trumpo ištraukti neįtikėtiną kiek investicijų iš Arabų Emiratų. Tai čia yra faktas. Ta prasme, ir čia yra faktas, prie Bideno to nebuvo ir čia yra visiškai faktas. Tenais, kaip čia pasakyti, korupcijos dylingus atmetus, tai yra, žinai, tie Arabo bilijonai naftos galėjo nueiti labai daug kur, įskaitant Kinijas, įskaitant visokias ten, nežinau, Singapūrus, Hongkongus ir panašiai, bet vis dėlto Trumpas sugebėjo duoti kažką tai jiems padaryti, porą duomenų centrų pastatė, dar kažką čipų padarė, bet vis dėlto labai daug tų pinigų nuėjo į Amerikos valstijas ir tenais dabar powerins OpenAI'aus, Anthropico ir visų kitų reiškiasi data centrus ir ten Nvidios fabrikus. Tai žinai, tai čia nėra toks vienas dalykas, faktas, bet kitas dalykas tai, kad prezidento sūnus, dabar Lietuvoje, pavyzdžiui, Ruginienė, tarkim, svarsto, pavyzdžiui, ar Latvijoms atiduoti kokį nors ten, nežinau, tenais, reiškiasi mūsų ten koncesija Palangoje, pavyzdžiui. Tarkim, pavyzdžiui. Ir dieną prieš tai sužinai, kad Ruginienės sūnus, arba, nežinau, brolis, arba ten kūmas, ar dar kas nors, nuvažiuoja, reiškiasi, pasirodo, Latvijai, jis paleido naują kompaniją, kuri užsiminėja, nežinau, lažybomis. Ir pusę tos kompanijos pinigų nupirko Latvijos, ten, reiškiasi, kaip čia pasakyti, Latvijos premjero, ten... Taip, akivaizdžiai. Čia būtų skandalas neįtikėtinas, tas dabar šiuo metu, taip ir pakėlė porą, niekas net per daug nesijaudina dėl to. Tai tas parodo šiek tiek klimatą, kuris vyksta. Tai žinai, kiti dalykai, pavyzdžiui, kur, kai tu skaitai apie tai atrodo, kad tai yra stačiai nesuprantama, nes tai yra tiesiog korupcija. O šiuo metu, pavyzdžiui, tai, kad iš principo Donaldo Trumpo kabineto nariai, jam yra sumetę 200 spam lemų. Ta prasme, tai iš principo gaunasi, kad tu Linda McMahon, pavyzdžiui, susimokėjo 20 lemų donacijos, kad būtų, taip, jį tiesiog parėmė Trumpą, bet šiaip tada jį tampa kabineto, nare, žinai? Čia tai gera tradicija, aš manau. Gera tradicija. Lietuvoje tas pats. Aš manau, Lietuvoje buvo, bet Viktoros paskėka, man reikės buvo, kad visi pirmi 10 sąrašo rėmėjai turėjo susimokėti. Ir aš manau, kad čia labai normalus dalykas. Ne, iš tikrųjų, jeigu taip, tai jeigu turim čia partiją, tai ką dabar čia? Tai terminalas, taip sakant, vis tiek turim įrašinėti terminalą, kartu į partiją darai, reikia susimokėti pinigus. Kodėl vienas turi mokėti? Gerai, atsiprašau, visiškai nekorupcija, normalus dalykas, geras, normalus dalykas. Jeigu kas nori žiūri, taip ir darykite visur. Tikrai, aš manau, kad pirmas dešimtukas partijos privalo atnešti dotacijų, nes kitaip tada ką jie čia daro. Taip, ir neatsako už bazarą. Ir tai tikrai atveria kelią kompetentingiems žmonėm dalyvauti valstybės valdyme. Jeigu gebėjai rast pasivokti ar uždirbti nedaug. Ne, tai jie turi rėmėjų. Kaip sakė šitas džikas, kas turtingas, tas protingas. Kaip čia pasakyti, kas turtingas, tas protingas, o kas bėdnas, tas ir durnas. Tai jeigu esi protingas, tada turi pinigų susimokėti už savo dalyką. Jeigu esi durnas, biednas, tada neturi. Kas čia per nesąmonę? Ne, taip, ir tada, aišku, aš sutinku. Taip, aš sutinku. Valstybė turi valdyti tik tai tie, kurie geba. Turi pinigų. Taip. Gerai sekantis klausimas. Kitas dalykas, žymusis tas ballroomas, kur va čia dabar kuris yra, reiškia, statomas, tai irgi investicijos ateina iš privačių korporacijų, ateina iš taipogi užsienio šalių šitą ballroomą statyboms. Jis nori padėti. Taip, bet vėlgi, jeigu tu statai prezidentūrą, mes pasiemam Lietuvą, nugriauna prezidentūrą, stato naują, ne? Taip. Ir dabar sako, bet rems Baltarusiją. Nu, ką? Ne, po to Saudo Arabija ne Baltarusija. Saudo Arabija panašiau gal į Albaniją, pavyzdžiui. Albanija. Bet tau nekyla tada klausimas, kodėl Albanija mus labai myli, labai gerbė ir jie norėtų, Albanijos kompanijos nori vystyti verslą Lietuvoje ir gali paremti. Ta prasme, jūs ką nežinot, kad mus labai Albanija. Pavyzdžiui, aš noriu priminti tokį faktą, labai mus pamiršta, kad pas mus Huawei'us labai ilgai rėmė Lietuvos nacionalinė krepšinio rinktinė dideliais pinigais, tol kol vyko konkursas apie tai kažkas ten blogai, kažkiek ten pirko Huawei'us kažkokį ten 4G įrangą ar kažką tai Lietuvos RRT, telekomunikacijų. Ilgą laiką pirko telekomunikacijų ir kol tas dylas vyko, tol Huawei'us rėmė Lietuvos krepšinio rinktinę, kai tas dylas įvyko, krepšinio rinktinės nebuvo remta ir ten buvo sumokėta keli milijonai eurų už Lietuvos rinktinės paramą. Aš galvoju, kad čia, kaip čia paskaito, ką čia, vat kitaip. Taip. Viskas taip visur. Ateina kompanija, nori paremti, įtvirtinti kompaniją, tai kodėlgi neparemus didžiausios Amerikos naujo dalyko ballroomą, kuris bus auksinis, gražus. Ta prasme, tikrai tvarkingas ballroomas, saugus svarbiausia, žinai. Aš tikrai paremčiau, jeigu ateičiau. Kodėl man tai primena
vieną Orlausko anekdotą apie 3 draugus. Nepasako Orlausko anekdotą. Ne. Tam yra tik Ramondui leidžia papasakoti anekdotus. Negalima. Lukai, tai greičiau čia tavęs reikia. Gerai, dar iš įdomesnių tokių dalykų, tai reiškia, kad baigiant apie tuos, reiškia, Department of Justice, teisingumo ministerija, Trumpas, aišku, pradėjo naudoti kaip savo asmeninį ginklą, pavyzdžiui, vieno žymiausių tokių momentų, tai yra toks žymus susikorumpavęs New Yorko meras Erikas Adamsas, kurio... Labai geras vyras, policininkas. Jis akivaizdžiai priėmė... Nors jis demokratas, bet padorus žmogus. Taip. Priėmė kyšį iš Turkijos. Jis nėra vauk. Turkijos žmonių, reiškia, iš turkų priėmė kyšį. Ir turkai norėjo atsidėkoti jam už gerą lyderystę. Taip, ir Trumpas, paskambino į teisingumo departamentą, sako, žinokit... Čia viskas normaliai. Jo. Ar tikrai skambino, kas čia tai prašė? Kas čia tai prašė? Mykolas įsijungė už šitą. Ne, įdomu, kad Manhattano prosecutorė, prokurorė, reiškia, Danielė... Ar jinai kartais ne BMW? Taip, kaip? Ne kartas ne BMW? Ne, man atrodo, reikia pažiūrėti, reikia patikrinti. Matai. Kit kolegos. Čia labai viskas aišku, žinok. Bet ji atsisakė priimti šitą, reiškia, nurodymą. Ir tada atsistatydino dar 8 asmenys iš distrikto teisėjo. Reiškia, tai va, tai čia toksai dalykas. O Grybauskaitė, ką neskambinėdavo? Dėl lygiai užsiemė. Nekalto žmogaus. Dėl lygiai. Taip sakant, viskas lygiai taip pat, tik tai, žinai, čia ką dabar čia visi kalba. Tik dabar daugiau praneša. Anksčiau visą laiką, ką tu galvoji, kitaip vykdavo. Aš suprantu. O tu galvoji, Trumpas kitaip persekė. Aš dar noriu paminėti vieną mano mėgstamiausių žmonių, tai yra Tomas Humanas, reiškia, Border Saras, ta prasme. Taip, Border Saras. Border Saras, reiškia, jis yra toksai, kaip čia pasakyti, Tomas vadovauja tokia institucija, kuri vadinasi, kaip ten palauk, Border Saras, žodžiu, taip vadinkim, taip jisai prižiūri sieną ir prižiūri visas operacijas, kurias daro ISIS ir visus kitus daro operacijas, kurias reikia padaryti. Aha. Taip, tai jis restorane, kava restorane yra sutikęs, yra, įrašas, reiškia, telefono įrašas, priimti PAM štukų, dar kažkur PAM vieną, čia pas mus Lietuvoje kažkas paėmė, man atrodo. Statybas. Jo, statybas. Į kavą restoraną iš maišiuką su PAM štukų, pasakęs priimti. Iš tiesų ką? Jo, tai reiškia, Kešas Patelis, paskui, kai jau atėjo, labai greitai pakencelino, reiškia, šitą visą tyrimą, tai nekaltas žmogus. Pasirodo, nieko neima. Kartu yra pardavinuoja, bet šitas tai yra tikrai pardonai, reiškia, atleidimai nuo teisėsaugos yra pardavinėjami, tai yra, faktas, vėlgi investuojant. Ten vienas linksmiausia istorija buvo, kad buvo kažkoks tai bičias iš Salvadoro, ne Salvadoro, palauk. Kažkokios Pietų Afrikos valstybės, Pietų Amerikos valstybės, kuris buvo nuteistas ir negalėjo grįžti į Ameriką, bet šiaip sugrįžo ir investavo Miamyje į kriptovaliutas. Irgi vyksta būtent tas, ta schema, kuri yra Trumpo šitame, tai mes galim tik tai preziumuoti, faktas, kad taip yra, bet jeigu tu investuoji į ten meme-coiną, į dar kažką tais, jeigu tu prisidedi prie infrastruktūros, Trumpo infrastruktūros projektų, tu gauni kažkokių benefitų, ta prasme, iš to, žinai. Tai čia yra faktas, įdomus momentas yra tas, kad Trumpas per savo pirmą kadenciją jis prarado babką. Tiesa, nes, dėl to, kad jo reputacija... Čia dėl tų pinigų praradimo, čia rimtesnė dalykai, čia labiau toks yra, kaip čia pasakyti, toks labiau yra abejotinas atvejis, tai tų pinigų prarado. Ne, bet jis tikrai buvo žymiai labiau susilaikas ir tikrai tie verslai ten, padarė porą ten golf dylų, kažkur dar kažko, bet nieko ten ypatingo nevyko. Jo, bet krito dėl reputacijos, dėl dar kažkokių dalykų, investicijos ir jo būtent nekilnojamo turto portfolio. Matai, jo didžiausias reputacinis dalykas, tas buvo brandas, ir jo brandas išėjus po pralaimėjimo ir po September 11, štai kaip čia pasakyti, po vasario, po sausio įvykių, tikrai buvo pakrytas. Ir faktas buvo, tai skaičiuojant taip, jisai pakrito, bet asetų prasme jisai nieko neprarado. Taip. Tai yra vienas, bet kokiu atveju, sakykime, portfolio vertė sumažėjo, taigi nuo šios kadencijos pradžios. Dėdė Trumpas uždirbęs yra, kai reiškia, bent jau 3 milijardus. Jo yra padidėjęs visas reikalas. Jo
asmeninę pinigėlio sumą. Ja, bet tai, čia, kai galvotume, čia pasakom kažkokius įvykius išrinktus iš kažkur, tai ir aišku, galim suprasti, kad Trumpo tikrai tenais nemėgsta ir ten daug yra to viso raportavimo ir panašiai, bet faktas yra toks, kad, čia, žinai, ir iš asmeninių dalykų, žinai, iš jų turi, žinai, ten situacija tikrai yra, labai primena man vieną Lietuvos miestą prieš kokius gal ten, kaip čia pasakyti, yra jausmas toksai, kad viskas yra perkama ir parduodama. Ir verslininkai jau orientuojasi toje situacijoje labai greitai. Ta prasme, kad, žinai, kad jeigu taisyklių nėra, jeigu, tarkim, ten, žinai, pavyzdžiui, ten reguliatoriams yra iškapotos nosis, jeigu ten, žinai, išdaužyti snukiai, jeigu, žinai, tenais, pavyzdžiui, White Collar Crimes divisionas nebefunkcionuoja, kaip atskiras divisionas yra nefinansuojamas. Jeigu, žinai, tenais, kaip čia pasakyti, visas institucijas tokias kaip ten federalinį rezervą, kurios reguliatorius arba ten kokią nors tenais, žinai, SEC ar dar kažką visą kitą yra iškastravę. Jeigu, pavyzdžiui, tarkim, didžiausia dabar Amerikos industrija, tokie tiesiog būtiniai dalykai. Dabar yra pagautas ir teisiamas karys, vienas iš karių, kuris ėmė Maduro, nes jisai pastatė $20,000 prieš tai, kad Maduro kris šią naktį per Kalšį ir per Polimarketą. Kitaip tariant, korupcija, tau dabar korupcija nebereikia, pasinaudoti savo žiniomis arba įtaką valstybėje. To nebereikia net nueiti, pavyzdžiui, tenais, nežinau, paimti kyšį, pavyzdžiui. Tiesiog tu gali padaryti Kalšį ir sakyti, labą dieną, mes ką čia rytoj veikiam? Rytoj mes ten pasiūsim, ką nors ten, pavyzdžiui, ten, nežinau, ten imsim, pavyzdžiui, Nikaragvos Maduro, tu ateini ir tu pasiemi ir tu Venezuelos Maduro, mes ateisime ir mes iš karto pasimsime ir laimėsime. Arba kaip čia jokavo vienoje laidoje Vicas Mūras, tiesiog, pavyzdžiui, sako, dabar, aš turiu 57% reitingą kitose rinkimuose ir sako, ir Kalšį ir Polimarketą, sako, 97%, kad aš būsiu kitas Marylando gubernatorius. Tai aš tiesiog, galėčiau dabar, pavyzdžiui, atsistatydinti, susifakinti savo kampaniją, pastatyti 200,000 eurų ir pasimti kelis milijonus ir išeiti namo. Bet yra dar kitas, Mykolai, tas pats yra, kur tu gali, tos lažybos vyksta iki tokio dalyko ir žinai, nesinori kažkaip labai skambėti, bet lažintis, nuo ko pradėjom, šito galima už viską. Ar ne? Šiuo metu gali lažintis dėl visko. Pavyzdžiui, kas bus subombinta Irane kitą naktį. Taip. Ką mes bombiname? Arba kad imsime Maduro, arba kada imsime Maduro, arba kada kris kainos, arba kada bus priimtas sprendimas, kuris turės įtakos naftos kainoms. Arba, pavyzdžiui, kada bus susitarimas Irane. Tai pavyzdžiui, jeigu tu esi, čia kitas pavyzdys, Visas Mūras, taip, bet jeigu tu esi, nežinau, žinai, sėdi štabike, ta prasme, prie... Spaudai mygtukus, žinai, ir jeigu tu užsimetai, kad tu subombinsi šitą tiltą Irane, ta prasme, pastatai už, sakykim, žinai, mažas procentas, bet tu prieš savaitę jau pradedi savo šefui. Sakyk, žiūrėk, šefas. Tas tiltas, ne? Ne, tai tavo šefas dažniausiai sako to. Tavo šefas jau iki Polimarketą pažiūrėjo. Turime, pavyzdžiui, šiuo metu, tai žinai, tas Mūras ten tą temą išlino, sakas, Maryland uždraudė bet kokiems valstybiniams tarnautojams lažintis dėl bet ko iš viso. Jeigu dirbi valstybė, negali lažintis, kas yra labai logiška. Nes valstybė dirbamas turi labai didžiulį, tu negali lažintis dėl to, kam tu turi įtaką, ar ne? Lažintis dėl to yra negalima, žinai, bet aš turiu minėti, kad korupcijos plačiaja prasme galimybės yra tikrai labai didelės ir, pavyzdžiui, tas Kalšio ir Polimarketo nereguliavimas arba Diajos toksai nereguliavimas. Ta prasme, jis yra visiškai akivaizdu, kad jis yra, žinai, jis yra absoliučiai kenksmingas ir jis absoliučiai yra bendrai moralinį klimatą Amerikos verčiantis velniop, žinai. Tai va, tą turbūt mes norim pasakyti, kad vienas iš tų dalykų, dėl ko yra kritęs pasitikėjimas, kodėl tas reitingas Trumpo mažta, tai jis yra bardakas. Tie dalykai, kurie, žinai, ir iš principo taip, verslininkai tai reaguoja visus šitos dalykus, kaip turbūt tu ir sakei, kad, žinai. Tai visi turbūt ieško kelių, verslo darbas yra, tu turi užtikrinti savo, nežinau, darbuotojai, ką valdys, dar kažkas valdys, visi daro žaidžia pagal to žaidimo taisyklės, aš nežinau, kiek yra tiesiogiai pay for play, kiek yra ten nueik pas ten Haroldą Latniką ir ten susitark su jo investiciniu banku, kur mes investuosime, dar kažką, tai žinai, kitas dalykas, žinai, faktas yra tas, kad taip, tas korupcija, jinai turi pozityvų dalykų, tas net atvirumas, kaip čia, pozityvia prasme, plačia prasme, jeigu yra sprendimai, čia ne kartą daroma, jeigu yra sprendimai, kurie, pavyzdžiui, labai ilgai reguliuojami, nesisprendžia dėl to dalyko, tai dabar tu staiga gali sprendimus labai greitai įspręsti. Ir verslo prasme tai yra labai didelis plėtros galimybės. Aišku, aš puikiai žinau, kad visą laiką tokius ekspansinius periodus seka periodas, kuriame apskritai nieko nebelės daryti. Tai čia bus irgi faktas. Einam dabar, žinai, jeigu pasakys, ateis demokratai, tai ar bet kas beveik ateis, tai šitą visą korupcinį režimą turėtų lydėti absoliutus visiškas, kaip čia pasakyti, Gili Grybauskaitė.
skaitę, žinai, kur ten viskas yra daroma, viskas yra stabdoma, nieko negalima daryti, viskas yra reguliuojama ir viskas irgi tas nebūtinai išeina verslo plėtrai į naudą, žinai. Bet faktas yra tas, kad režimas yra bardakas ir tas bardakas neapsiriboja tik Trumpu ir aplinka. Tas bardakas yra per visur, ta prasme. Kristi Noem turi lėktuvą, su kurios skraido asmeniniu ir daro reklamų kampaniją, kurią daro jos vyro brolio ten firma iš 5 žmonių. 100 milijonų išleidžiama, kaip jinai važinėja ant arkliuko ir ta prasme, ir tai daro Taip, RFK, kaip mes sakėm, filmuoja, reiškia, video su kidoku. Ta prasme, žinai, ten... Du vyrai saunai. Žinai, bet aš turiu pinigai realiai, žinai, užsakymą valstybės atitenka, kam dar kažkas ten vyksta realus, normalus, tvarkingas, toksai, žinai, kaip čia pasakyti, pinigų melžimas iš valstybės, žinai, ir, žinai, jisai mums yra šiek tiek pažįstamas, šiek tiek atsimenu tos laikus Lietuvoje, kaip čia viskas veikdavo. Tai nereikia panašu, kad labai toli prisiminti. Matai, mes du aukščiausi mūsų valstybės pareigūnai yra teisami už nepareigūnai. Skauda. Vis dar skauda. Man, aš negaliu patikėti, kiek galima vokti. Taip, tai va, atsiprašau. Ir dar tiesą sakant, tokiais mažais kiekiais. Vėlgi, kai paklausai, kaip Amerikoje yra vagiama ir pas mus, tai kažkaip gėda. Ir sprendžiant iš Mykolo šito, tai atrodo, kad turėtumėm atleisti. Aš manau, kad taip, absoliučiai manau. Manau, kad darbo verslas vystosi. Kartais reikia laukinio vakarų kapitalizmo. Gintautas nekaltas, žmogų prigavo už nieką. Taip. Tai va, tai žiūrėk, tai vienas dalykas, tai čia kitas dalykas, kuris vyksta. Žinai, čia toks yra daiktas, kad Baideno prezidentūros pralaimėjimas didelė dalim buvo ne dėl ten vaukizmo, nors jisai buvo labai šlykštus ir užtiesantis, arba su progresyvų dalykų, bet jis buvo didelė dalim pralaimėjimas buvo dėl to, kad žmonės jautėsi, kad vyksta bardakas. Ir dabar tas jausmas, kad vyksta bardakas, tikrai yra pakankamai didelis. Nu ir kitas dalykas, aišku, esminė problema yra kainų augimas. Tai tarifai Trumpo kainų augimo nesumažino, bet esminis dalykas su kainų augimo yra susijęs su energetika. Ir energetikos kainos amerikiečiams dideli automobiliai, kur galima pilti daug dizelio arba benzino ir traktoriukai yra labai svarbus jų ekonomikos, ypatingai tų, vadinkim, jeigu pasimsi Trumpo rėmėjus, ten ypatingai, kurie daug yra gyvenančiose kaimuose, kaime gyvenančiose, tai yra labai didelis jų pragyvenimo dalis, ta prasme, kaip tu gyveni, tu turi mašiną, tu važiuoji dirbti darbų, ten vienur dirbti, kitur dirbti ir ta mašina yra tavo darbo dalis ir tai yra tokia, vadinkim, laukinių vakarų svajonė, ar ne, va ten kažkaip pasimsi, kažkur tai, žinai, tai žmonės su savo mašina daro darbus ir faktas tas, kad ta ekonomika labai susijusi su žema kaina. Aš priminsiu, kad Amerikoje nėra akcizo benzinui, žinai, tai, kitaip tariant, jie turi vienas, turbūt, paprastai turi vienas mažiausių kainų, nesubsidijuojamų kainų pasaulyje ir Hormuzas, nevaisant to, kad šiandien Amerika tiesiai pasiekia mažai naftos, bet jisai turi įtaką naftai, o benzinas yra toks dalykas, kad jeigu brangsta benzinas, brangsta viskas, brangsta visi absoliučiai dalykai. Tai kas ten su tomis energetikos kainomis ir kada bus dylas? Nes ten siuntinėja, ten tos pasiuntinius grįžti atgal, ten Vensas šiandien, Vensas ten. Žiūrėk, lėktuvė nebereikalų yra dvejos durys. Per vienas įlipa, per kitas išlipa. Gali praktiškai taip ir leisti visą dieną. Jo, pradėkim nuo to, kad ten tokia košė, kad realiai, sakyčiau, reikia žiūrėti taip. Yra šiandien dienos faktas, yra vidutinio laiko prognozė ir yra ilgalaikė prognozė, į ką reikia pasižiūrėti. Standartiškai, kai žiūri trumpai tas žinias, kas kur įvyko, aš nepulsiu pasakot, visi žinom, kas kur kariauja, dabar vyksta dviguba blokada, tai yra iraniečiai nepraleidžia kitų Persijos įlankos laivų iš Persijos įlankos iš visų laukan, Amerika dabar jau nebepraleidžia Irano, kodėl anksčiau praleido tam, kad visai bandyti suminkštinti kritimą naftos kiekį rinkoje, grubiai tariant, naftos ir gamtinių dujų, kas yra labai svarbu. Už taigi ir Rusijai sankcijos realiai buvo ten užsimerkta į tas sankcijas ir dabar pratestas tas užsimerkimas. Bet kažkaip tai taip gavosi, kad nepaėjo, supranti, čia reiktų biškį, tarp kitko, ir į mūsų daržą akmenėlį įmest. Atsimenat, kaip mes džiaugiamės, kad ajatolą nukalė. Tai aš dar žiūrovams pastebėsiu, mes džiaugiamės, kad ajatolą nukalė. Mes nesidžiaugiam, kad nafta yra blogiau, bet
tuo momentu atrodė, kad atėjo nukalė išeis ir vėl bus viskas greitai. Ne, matai, kas, kaip čia pasakyti, vis dėlto, žinai, kaip sakė Hillary Clinton, visose įmanomose karo scenarijos dėl Irano, karo scenarijos dėl Irano yra pražaisti Amerikoje turbūt, nežinau, paskutinius 50 metų, jie nuolatos žaidžia karo su Irano scenarijus. Kiekvienam karo scenarijos Irane pirmas klausimas buvo Hormuzas. Šia prasme, pirmas esminis klausimas buvo Hormuzas, dėl to, kad jo strateginė įtaka yra neįtikėtina. Ir šitoje situacijoje, taip sakant, viską nukalti ir tada praignoruoti faktą, kad Hormuzas yra, tai ten, žinai, ten, kad Hormuzas tvarkyti reikia, ten užimti, ten kariuomenės reikia, dar kažko reikia. Šiaip, kiek suprantu, buvo manoma, kad viskas bus kaip ir seniau, nes pačiam Iranui žiauriai reikia išvežinėti naftą. Jo, bet kai tu naikini visą režimą, tai tada klausimas kyla, tai tada ką? Ir turint omeny, kad be galo decentralizuota šiaip yra pasipriešinimas, be galo decentralizuota. Ne, pas juos buvo labai centralizuotas, bet kai nukerti galvą, staiga paaiškėja, kad ne galvą, nukerti galvas, 50 galvų. Ištaškai galvą su kaklu ir dar gabalų stuburo. Ir tai tada gauna situacija, kad prezidentas derasi vieną, ajatola siuntinėja žintas iš ligoninės, neaišku, ar jisai siuntinėja, ar jau ten, žinai, jau tik tai. O senis su pabūklu sėdi. O šitas, kaip čia paskaito, revoliucinės gvardija, kažkoks ten, koks nors pulkininkas sėdi savo ir daug šaudo, žinai. Iki tokių džiaugsmingų dalykų, kad 2 Indijos laivai susimoka bitkoinais kažkam tai didelius pinigus, greičiausiai po porą lemų ekvivalentai, plauka tolyn ir staigai jo šaudo ir Radžešas, supranti, skambina ir šaukia: aš jums sumokėjau, ką jūs daro, to jam sako, tu ne man sumokėjai, tu kažkam kitam sumokėjai, tave paskamino, supranti, turėtum būti įpratęs vienok. Jo, tai čia buvo toksai šiek tiek juokinga, kai žiūri iš šono ir skaičiuoji, kad galbūt niekas nebus sužeistas. Ir šiam momentui turim situaciją, kai iš 20 milijonų barelių per dieną iš tos visos įlankos iškeliauja kokie 4 milijonai barelių skersai Saudo Arabija naftotiekių, dar maždaug milijoną sugeba Jungtiniai Emiratai su Omanu prasipūsti irgi per sausumą ir pasikrovinėti jau iš Omano uostų. Ir turim trūkumą kaip minimum 15 milijonų barelių kasdien. Tai yra per dieną. Barelis, priminsiu, yra statinė ir jeigu išvertus į kubinius metrus, tai reikia dalinti 6 su trupučiu. Tai ką mes čia gaunam? Ką dalinti 6,5? Jeigu nori kubiniais metrais. Matyt, ta prasme, tas barelis jis toks biški neaiškus dalykas, kaip jis į litrus verčiasi. Niekad neasocijavau barelio su statinė, tiesą sakant. Jo, bet statinė, žinai, dabar aš įsivaizduoju. Bet ten, žinok, irgi statinė nestandartinė. Aš kai atsisėdau bandyti išsiversti, susidėlioti, nes aš tiesiog norėjau suskaičiuoti, kiek brangsta per litrą visokie dalykai. Kas toliau gaunasi? Visi šneka pasaulinė naftos rinka. Taip, tas tiesa. Visi puolasi, kam reikia naftos, pagrinde nukentėjusiai yra Pietryčių Azija, nes 90% viso įlankos naftos iškeliaudavo Kinija, Japonija, Koreja, Singapūras ir visa kita aplinkui Indija ta pati. Puolasi pirkti iš kitur. Viena iš vietų, kuri gali šiek tiek auginti ir aplamai yra lengvai prieinama, yra Amerika. Ir Jungtinės valstijos, Trumpas aiškina, tai viskas bus labai gerai, pas mus kaip tik daugiau parduosim. Taip. Ir skambina visokiam ševronam ir taip toliau, hebra, aфигeni laikai, davai kasat daugiau, pumpuoja daugiau. O ševronas nepumpuoja. A kodėl? Todėl, kad norint pumpuoti, tu turi daryti didelę investiciją. Investicijos ten yra didžiulės. Ta prasme, vieną gręžinį gręžti yra milijonai, literaliai milijonai. Toliau šalia gręžinio tau reikia visos infrastruktūros, tu turi nusitiesti kelią, kad tau galėtų naftovežiai vežiot kažkur tai į priimtiną vietą. Jeigu tu visą lauką susigrėžioji, tai statykis naftotiekį realiai, nes kitaip nespėsi privežiot. Ir visą laiką visi sėdi ir laukia, įskaitant ir tuos, kurie prekiauja futuresais, sėdi ir laukia, kol įvyks tako momentas. Trump always chickens out, ar ne? Ir laukia 6 savaitės, 2 mėnesius dabar jau ir pradeda atrodyti, o gal ir nebus. Ir tiem, kurie gudresni, ir mes čia pereinam iš trumpalaikės į ilgalaikę schemą,
tiem, kurie gudresni, pradeda galų galia aiškėti, kad šiuo atveju 2 tako turėtų būti, antras tako turi būti iš Irano pusės. Nes esmė yra tokia, kad Iranas pajutęs dabartiniai situacijai, pajutęs kaifą ir vaibą, čia labiausiai ko bijo visi arabai, kurie nebuvo ypatingai sužavėti Irano šito karų su Iranu, bet Iranas dabar suprato, kad jie, kadangi turi tokią galimybę čia kažką tai tvarkyti, ten minuoti, dar kažką tai veikti ir panašiai, tai jie suprato, kad dabar jiems kaip ir čia, jiems yra kapец. Ta prasme, dabar nuo šiol Iranas visą laiką kontroliuos Strait of Hormuzą ir Iranas dabar pasakęs ir aiškiai, kad nuo šiol mes imsime taksą iš visų, nesvarbu, čia bus amerikiečiai, nebus amerikiečių ir panašiai. Ir turint galvoje, kad karinė prasme, Saudo Arabija, Arabų Emiratai, Omanas yra per, kaip čia pasakyti, jie nemėgsta patys kariauti. Tai yra labai turtingos šalis ir jų pačių piliečiai, ten Saudo Arabai turi kažką panašaus į kariuomenę, bet tai nėra kažkas tai ypatingai karinių pajėgų jie turi, bet jie labai nenori, kad juos mokėtų kariauti. Taip. Tai dėl tos priežasties, labai tikslus pasakymas, dėl tos priežasties jie galvoja, ką čia dabar daryti, nes tas Hormuzas jiems tampa dabar visą laiką būti geopolitiškai priklausomam nuo Irano malonės, yra katastrofa. Tai tada automatiškai jau tada Saudo Arabija ateina pas Trumpą ir pradeda spausti, jau Trumpo nebečikinti out, ten finansuoti nori karo efortą, ten nori visai tvarkytis ir panašiai, nes jiems reikia kažkaip tas klausimas būtų įspręstas arba su stabilia Irano vyriausybė, su kuria būtų galima susitarti kažkaip tai, ir kuri nebūtų visiškai psichopatiška, žinai, arba kažkokiu kitų būdų, nes alternatyva yra ką? Alternatyva yra, kad tas Saudžiai eina pas Iraną ir moka pinigus. O Saudžiai, mirtinai nori išvengti, nes jiems absoliučiai toks dalykas yra nepriimtinas ir tai iš esmingai, tas kaip čia pasakyti, viena vertus Iranas yra silpnesnis, kita vertus jėgų balanso prasme, per tą naftą Iranas yra stipresnis ir jis labai greitai gaus pinigų įstatyti savo visus karinius pajėgumus, nes jie tikrai tų pinigų neišleis ten badaujantiems, atstatinėt mokyklas, reiškia, ar ten badaujantiems, ar vandenį sutvarkyti, žinai, kur ten yra didžiulė problema, tos pinigus tikrai išleis pirkti dar daugiau raketų ir, žinai, tada klausimas yra, per kiek laiko visas tas reikalas atsistatys. Tai dėl tos priežasties šitoje vietoje čia įklimpimas yra rimtas, nes čia nėra tik tai, kad, žinai, kažkaip patvarkytų, jeigu Iranas, tarkim, taip Iranas išeina pilnai teroristinį režimą ir sako, mes nesitrauksim, mes be Hormuzo nesikelsim, yra tik 4 klausimai. Atominis ginklas, Hormuzas, tada reiškia šitas, kaip jisai, ko reikia iš Irano, tada yra ten Hučiai ir Hezbollah ir ten visokie kiti veikėjai, žinai, ir tai yra paprasčiausi dalykai, žinai, kurių eina kalba ir su Iranu, dėl to neįmanoma susitarti, nes amerikiečiai siūlo, kad reikėtų taip daryti, žinai, amerikiečiai netgi pasiūlė vienu metu Trumpas, kad mes kartu rinkime tą mokestį. Tai labai miela. Mes kartu su vienoj pusėje mes, kitoje pusėje jūs renkam mokestį nuo Hormuzo iš visų kitų laivų. Kaip būtų miela, žinai. Ir kitas dalykas, būtent dėl to amerikiečiai, kai norėjo trauktis, jūs suprato, kad negali, būtent dėl to čia yra tas visas pasipiktinimas indais, šitais Britais, ten prancūzais, Ispanais. Ispanai leftistai, čia nieko nepadarysi, bet pasipiktinimas visais kitais NATO sąjungininkas būtent yra didžiąja dalim dėl to, kad Trumpas sakė, gerai, mes čia biškį pakariavom, dabar Hormuzą, davai jūs čia kažkaip patys tą Hormuzą sutvarkykite. Atvažiuokit čia, tokį 200 000 karių, kad čia kažką tam pravažiuotų, partvarkytų, prakontroliuotų, jūsgi čia, tai, jeigu nori. Mes juk viską čia padarėm, žinai. Viskas yra tvarkoje. Šitoj vietoj reikia tokį nedidelį nuvažiavimą į šoną padaryti. Šiuo metu Amerikos įvairiausi kariniai influenceriai, pavadinkim, YouTube'ose, labai su dideliu džiaugsmu nagrinėja, kaip prastai yra su europietiškais laivynais. Ir su jais iš tikrųjų yra prastai, palyginus su tuo, kas buvo prieš 20 metų, tuo labiau prieš 50 metų, kai visokie Falklandai vyko ir panašiai, yra labai prastai. Kai kurie iš jų vis tik tai turi sąžinės pastebėti, kad vienas iš didžiausių, kaip čia pasakyti, stabdžių tų laivynų vystyme buvo tai, kad paskutinius 20 metų NATO sąjungininkai dalyvavo kare prieš terorizmą, Amerikos kare prieš terorizmą, ir kiekvienas euras, kuris ar svaras, kuris buvo išleistas išlaikyti kareivį Irake, Afganistane ar dar kažkur tai, jis buvo kaip minimum pusė to euro ar svaro buvo mažiau skirta laivyno išlaikymui, atnaujinimui ir plėtimui, nes laivyno dalį Amerika apsiėmė, padengė ir padengė pilnai. Faktas yra pasakymas, kad Europa investavo savo kariuomenę, yra teisingas. Kitas dalykas pasakymas yra tas, kad Europa investavo savo kariuomenę ir neinvestavo savo kariuomenę vis mažiau po Irako karo.
Taip yra teisingas, nes Europos visi kaštai buvo susijęs su Irako karu. Irako karas demoralizavo didelę dalim apskritai, sugadino reputaciją, reiškia, karinės doktrinos apskritai. Ir iš esmės, ir kitas dalykas aiškiai parodė, kad amerikiečiai nori prisimti naštą. Ir amerikiečiai yra gins ir panašiai. Natūraliai ta dingo grėsmė, nes amerikiečiai toliau planuoja ginti mus. Antras dalykas, tu čia investavai labai daug į tavo visą karą. Ir trečias dalykas, tavo patyrė didžiulį politinį nuostolį. Kiek pavyzdžiui, žuvo Irake, pavyzdžiui, Britų, ar ne? Ta prasme, dabar kitas amerikiečių varimas ant Britų, šiaip jis yra žiaurus. Ta prasme, amerikiečiams, atsiprašau labai, nereikėjo įti tą Iraką, ta prasme, ten ne Afganistaną, neturėjo visiškai absoliučiai jokio intereso atnės kariauti. Tai nebuvo jų karas, tai nebuvo jų klausimas. Bet jie atėjo, atsiliepė į šią karą ir jie buvo patys aktyviausi sąjungininkai Amerikos. Ten žuvo krūva, ten visokiausių žmonių, ta prasme, ten yra, kaip čia pasakyti. Ir blogiau yra netgi ne tai, kad žuvo, o dabar yra krūva invalidų. Taip, yra veteranų, yra antikarinės nuotaikos atsiradusios būtent iš to. Ir, žinai, dabar tu kaltinės, kad jūs nieko nedarote, dabar iš čia, maždaug čia Britai, čia, žinai, dar tada dabar. Prieš tai metus ir dar Elonas Muskas. Ir dabar Elonas Muskas Twitter'e dabar randa kampeiną, manau, kad jisai randa tą kampeiną, labai keistas kampeinas, kuriame bando įtikinti mylėjų, kad jisai simtų Falklando salas ir tokiu būdu pažemintų Britaniją. Tu toks maždaug vyksta bairės. Čia šiaip yra visiškai, tai ypatingai, žinai, ten reikėtų tą skaičių pasižiūrėti, kiek ten visiškai, pavyzdžiui, Britų karių. O koks skirtumas? Ne, bet tai yra, žinai, ta kiekybė, man atrodo, bet kokią atveju. Ne, čia yra, jeigu nori įsileisti į tą diskusiją, mano nuomonė yra tai, kad 20 metų Europos sąjungininkai NATO atsiliepinėjo į kvietimą, atvažinėjo, kariavo dėl savo. Ir kad malė šūda, kita vertus, savo namuose su finansavimu, tai irgi faktas. Aš nesiginčiu, bet, ta prasme, vėlgi negalima vieno sakyti be kito. Tai buvo sąjungininkai ir pasakyti, didžiausią avantūrą, žinai, vis dėlto padarė ilgalaikę avantūrą, turėjo, žinai, ten, tarkim, Sirija gali sakyti humanitarinę katastrofą, bet, žinai, bet vėlgi, atsidaręs dėl valdžios vakumo, bet išmestame, kad Irako karas, Irako ir Afganistano karai buvo ta vieta, dėl kurios visa ta situacija susidarė didelė dalim, turėjo įtakos labai didelė, žinai. Jo, žiūrėkit, svarbus. Dar su nafta nebaigiam, žinokit, nes mes tai pasižiūrėjom tik tai į šiandieninį, kas šiandien darosi, kaip persistumdo. Labai svarbu iš tikrųjų yra pasižiūrėti į ilgalaikį, kas laukia ilguoju laikotarpiu. Tai pradėkim nuo to, kad pradžioj sudaužom į šipulius, kad pasaulinė naftos rinka yra pasaulinė. Iš vienos pusės taip, tu gali betint vienoj šonai, gali kitam, jeigu čia brangsta, tenai tikrai nepinga ir jie yra susiję tos kainos. Bet finale mes naudojam ne naftą, mes naudojam benziną, dizelį, aviacinį kūrą, apie kurį dabar staiga pradeda šnekėti labai smarkiai, nes jo pasirodo trūksta. Reiškiasi, yra perdirbimo vietos. Persijos įlankoje tų perdirbimo vietų yra labai daug. Tarp kitko, ten išvažiuoja 20 milijonų ne naftos, o naftos ir produktų. Ir gaunasi toks dalykas, kad dabar gerai, tu turėjai, tarkim, perdirbimo gamyklą Singapūrė kažkur tai. Ir tu gaudavai arabų naftą. Dabar tu paimi užsisakai iš Amerikos naftą. Jie ateina kitokios sudėties. Taip. Tau reikia perkonfigūruoti visą savo gamyklą. Tai nėra nepadaroma, bet tai yra sunkiai padaroma. Paskui gaunasi taip, jeigu tu pirkai, tarkim, arabų naftą, kuri yra ten pas juos įvairių jų yra. Tarkim, pirkai sieringą arabų naftą, rūgščią, kaip ją vadina, irgi terminą sužinojau. Ir dabar pradėjai pirkti Teksaso saldžią naftą, kurioje yra 6 kartus mažiau sieros. O jį vadinasi saldžiaja? Taip. Taip, saldžioji. Sweet oil. Tai sweet oil. Aš manau, kokteilis sweet and sour oil. Sweet light. Sweet light yra labiausiai vertinama. Jo, iš vienos pusės tai tą sweet perdirbti yra lengviau, iš kitos pusės tu tą sierą pardavinėjai vario perdirbinėtojam, tu ją pardavinėjai trąšų gamintojam. Ir tada trenkiamės galvą į dar du dalykus dedamasias. Viena yra ta, kad jeigu yra dujos, vėlgi ne nafta, o dujos, tai reiškia, yra ir viena trąšų gamyba, kas dabar jau pradeda labai smarkiai keistis ir neseniai važiavau per Lenkiją ir visa Lenkija smirda silosų, kadangi mineralinių trąšų nėra. O geras. Ir tręšimo laikotarpis atėjo, šūdai ir silosas keliauja ant laukų, kadangi mineralinių trąšų nebėra, reiškia, keičiasi maisto gamybos grandinė labai smarkiai, nekalbant apie tai, kad dizelis pabrango, kurio reikia daug. Ir dar turim tokį dalyką, kad iš Persijos įlankos atvažiuodavo daugiau kaip trečdalis helio viso pramoninio.
O helis pasirodo yra absoliučiai būtinos dujos čipų gamybai. Nes be jo nesigamina, tai yra vienas iš pačių didžiausių helio sunaudotojų visam pasaulyje. Ir nueidi nusirita visa šita banga, grįžtam atgal, Amerikos naftos gavėjai nenori investuoti kol kas ir žiūri atsargiai labai, nes laukinis kapitalizmas yra nice and shiny, bet jeigu tu žinai, kad tu įkiši ten 20 milijardų tam, kad tikiesi parduot, o čia staiga susitvarko, kas vis dar yra, galima. Jis mažiau tikėtina, bet vis dar gali taip įvykti, ar ne? Ir tada lieki su pirštų subiniai. Venesuelos nafta vėlgi po truputį atsigauna ir aš čia matau, ko gero, patį labiausiai galimą variantą, nes Venesuelos gavyba yra nukritus 2,5 karto, palyginus 5-8 metai atgal. Nuo to, kas buvo iki sankcijų. Aišku, tenai irgi nėra taip jau viskas paprasta ir gražu, nes ten yra pati tirščiausia ir nafta, kuriai išgauti reikia į ją pumpuoti pradžioj ten skiediklį, kurį turi gauti iš lengvesnės naftos ir taip toliau. Ten irgi yra džiaugsmų. Ir einamų metų, tarkim, Venesuela išgavinėja jau pasiekė 1 milijoną barelių per dieną, bet tikėtina, kad metų bėgyje tai išaugs dar kokiu 1,5 milijono barelių. Mes niekaip nepadengiam 15 milijonų barelių. Ir į visą šitą žiūrint, iš tikrųjų, aš manau, kad tos energetinės krizės, pačios kriziausios krizės mes dar nepamatėm. Ne. Tai čia eina kalba, kad dabar tas visas dalykas yra labai daug inercijų, bet faktas toksai, kad 2-3 mėnesiai yra tas laikas, kuris yra duodamas. Čia kažkoks dylas dėl Irano turi būti pasiektas per 2-3 mėnesius, nes per daug susijusios visos grandinės visame pasaulyje. Nes tada, dabar mes turim greitą situaciją, kurioje blogai yra Indijoje, Kinijoje. Mes turėsim situaciją, labai greitai ta patys dalykas persimeta iki Europos. Grandininė reakcija o paskui iš Europos tie patys dalykai persimeta iki Amerikos. Konkrečiai 30% aviacinio kuro Europai. Kurį gauna dabar tik iš amerikiečių. Tai amerikiečiai, pavyzdžiui, sakysim, Europoje visiškai padengia, ne visiškai padengia, didelė dalim padengia LNG, tokį minusą, kai rusai dingo, bet dabar situacija, žodžiu, čia yra tokia, vadinkim taip, tas visas Hormuzas atrodo kaip blogas anekdotas, bet realiai tai čia yra kažkur tai riba. Bet šitam visam pasase yra kažkurioje vietoje yra riba, kurios niekas tiksliai negali pasakyti, kur jinai yra. Bet kažkurioje vietoje yra riba, kuri gali sukelti sunkiai. Birželio 8 diena yra įvardinama kaip riba. Kažkokia, tarkim, kaip čia kolektyvinė birželio 8. Kada prasideda krizė? Kada prasideda krizė, kuri jau turi savo krizės logiką. Ta prasme, jeigu prasideda krizė ir prasideda dalykai, kažkas priima sprendimus uždaryti fabriką, nukreipti fabriką, ar ten, pavyzdžiui, pereiti prie kažką pereinvestuoti ir panašiai, prasideda nuo ekonominė realybė, kuri šitam susijusiam pasaulyje gali, nežinia, ko įsibaigti, nes krizės prasideda nuo kažkokio vieno daikto ir dažniausiai turi tendenciją persimesti į kitus sektorius, kurie yra susiję ir kurie atrodo pradžioje net nesusiję. Tai šitoje situacijoje ta krizė gali prasidėti būtent nuo dalyko, aš kalbu čia apie rimtą pasaulinę recesiją. Tai čia, ne aš kalbu, visi ekonomistai kalba, ir taip pat yra kažkur riba, kur yra elastingumas. Ta prasme, yra riba, kur nebuvo čia porą mėnesių, ką padarysi, važiuoja toliau, irgi kažkur tokia riba yra. Bet faktas yra toksai, kad čia nieko gero nežadantis yra dalykas ir netgi, jeigu, aišku, prasideda krizė, tada mažėja naftos poreikis, prasideda korekcijos, ar ne įvairios pasaulio ekonomikai, kurios yra šiuo metu šūdnos ir turint galvoje, kad ir Amerika ekonomika yra užpūsta ir perkaitinta labai sąmoningai per daug metų. Ir Kinijoje yra krūva problemų su vidaus skola, ir Europa turi krūvą problemų dėl krentančių paklausos ir ten per didelio importo ir panašiai. Tai, čia, taip kaip čia pasakyti, nieko čia gero labai su to Hormuzu nėra, nes čia gali būti situacija tokia, kuri tiesiog viską sutvarkys. Dėl tos priežasties tas susitarimas jis yra realistinis, aš net mešiau galimybę, kad amerikiečiai ateis ir tiesiog išdaužys viską su kariuomenės boots on the ground, kas būtų žiauriai nepopuliarus veiksmas pačioje Armenijoje. Tas, tu manai, kad tai gali vykti? Aš manau, nebejoju. Yra situacija tokia, kad sprendžiamas tas dalykas. Turi vienį arba tada reikia užimti kontrolę. Tada turi išeiti, ten išvaryti, ten yra keli dalykai, bet tada išeini tik tai su tuo, aišku, žūsta kareiviai, aišku, prasideda karas, aišku, situacija tampa visiškai kitokia. Ir aišku, tada turbūt ir europiečiai tada jau atsigrūstų kariauti, nes jau nebeišeitų kitaip, bet faktas yra toks, kad be Hormuzo atidarimo gali būti tiesiog situacija tokia. Tai yra nemažai, kaip čia pasakyti, tokių visokių informacijų nepatvirtintų apie tai, kaip saudžiai
kaip saudžiai sako, kad jie finansuotų mielai visą operaciją. Duotų, bet Saudžiai, Arabų Emiratų, nes jiems yra žiūrėk. Dabar amerikiečiai išvažiuoja ir tu tipo lėkė su, buvo Iranas, ten konkurentas, ir dabar staiga Iranas sako, labą dieną, dabar mes, žinau, kad čia mes turime būti ją pastatėm. Kadangi bus labai daug, bus reikia atsistatyti šalį, čia Alachas didis, tokia situacija. O jeigu jums nepatinka, mes numesim šahedą į jūsų gavybos laukus. O dar čia šiaip mes dar ką turim, biškį šahedų turės, mums tai yra, žinai, kaip sako, tas Trumpo bairės, kad aš esu beprotės ir bepročio logika, dabar Iranas turi bepročio logiką savo rankose. O mūsų nusispjauto, mūsų ką, mes galim, mes badausim, o mūsų ką, mes vandens neturėsim, ir kas iš to. Bet žiūrėkit, vis tiek aš kontroliuosiu šitą dalį. Bet žiūrėkit, ar jūs manot, kad tiesa, apart visų šitų svarbių dalykų, ar Trumpas turi išspręsti, ar jam tai yra gyvybiškai svarbu dabar išspręsti šitą dalyką? Žiūrėk, vienas dalykas, jam gyvybiškai svarbu kažką, vidaus politikos prasme, jam gyvybiškai svarbu yra kažką tai nuveikti šalyje, beje, šitas paradoksas, bet šitą assassination attemptas jam nuperka šiek tiek gal, kelias savaitės. Papildomai, nes, kaip ir labai aišku, už ką čia visi žudo ir kas yra. Ne, bet jisai masto reitingų prasme dalykus. Kitas dalykas, midtermai, ko gero, jau yra prakišti. Nieko nepadarysim. Nieko nesuprantam, nes midtermai kongresą tikrai prakišo, ypatingai po to, kai Virginija atėmė 5 vietas. Atėmė tiesiog 5 vietas Virginija. Žinot, kas vyko Virginija? Gerrymanderina. Virginija, kadangi pastarosius 15 metų respublikonai sėkmingai gerrymanderino, tai yra, kitaip tariant, keitė rinkimo apygardų ribas, apie tai kalbėjom. Tai dabar Virginijoje atsirado 5 naujos vietos respublikonų demokratams. Ir čia dar ne pabaiga. Ir Trumpas, aišku, dėl to baisiai piktas yra, bet jie tiesiog pradėjo demokratai keisti taisyklės panašiai kaip ir tą patį darė respublikonai Teksase. Tai aš noriu pasakyti, tai kongresas panašu, kad yra prakištas. Dėl senato yra sunku pasakyti, tai yra labai skirtinės situacijos. Yra Teksasas, yra Aliaska, yra kitos vietos, kuriuose galima atsilošti vieną arba kitą vietą. Bet yra nemaža tikimybė, nenulinė tikimybė, turint galvoje, kiek maždaug plus 10% Trumpo banga, kur buvo praeitais metais, tai maždaug plus 10% kitą pusę, visi dabar rinkimai eina. Vat visur, kas buvo, visur eina maždaug 10% kitą pusę. Jeigu tiek bus, tada to užteks senatui flipinti ne vienai vietai. Tada bus senatas, jeigu bus senatas, tada visas šitas, tada senatas susiims to, ko Lietuva užsiminėjo Pakso apkaltos komisija. Pradės teisti, ten ieškoti, ten suiminėti Doną Juniorą, reiškia Eriką Trumpą, Jaredą Kušnerį pradės apklausinėti. Panašiai, kitaip tariant, prasidės parlamentinė kontrolė. Nes Amerika yra sutverta tokiam daiktui, kad ne viena partija valdo, tai bus tikrai su tokia situacija. Tai aš manau, kad Trumpas, tai grįžtam prie to, Trumpas, jis negali turėti tokio žiaurus pralaimėjimo, kad prasidėtų tokie dalykai. Ir Trumpui reikia pabaigti tą klausimą kažkaip tai gana greitai. Jeigu jis pabaigs klausimą, kad ten bus Iranas, jisai to negalės padaryti, tai jam tada geriau mažesnė rizika yra nusiųsti kariuomenę, išdaužyti ir atidaryti Hormuzą. Ką jis gali padaryti? Tikrai gali padaryti. Ten, gerai, ten pritemti kažkokių sąjungininkų, nežinau, ten priversti, ką ten kokius nors ten Saudo Arabus, ten atsiųsti kažkiek tankų. Jie vyrų turi, kiek kariauti. Ką gali įkalbėti, ypatingai su Jungtiniais Arabų Emiratais ir kažkiek Saudo Arabais, kad būtent būtų oro palaikymas, nes jie turi prisipirkę amerikietiškų lėktuvų ir... Taip, su oro ten nėra problemos, kaip mes matom. Taip. Bet oro palaikymas duoda labai daug ir jeigu, pavyzdžiui, užsiimtų vėlgi oro palaikymas, jūrų pajėgos kažkiek tai gali veikti, ta prasme šiuo metu, kas labiausiai šika mažieji laiveliai. Ten dar taip pat reikia nepamiršti, kad jie kažką ten daro, kas nelabai aišku, kažką veikia su išminavimu. Jie ten kažką išminuoja. Apie išminavimą yra kalbama labai daug, bet aš tai statau 99%, kad tai yra tik tai kalbama. Ta prasme, Iranas pats maksimum, ką būtų pasiryžę daryti, tai užminuot tą gabaliuką, kuris eina arti Omano ir Jungtinių Arabų Emiratų, kadangi jiem absoliučiai būtina ir ten juos pačius prie vietos iš karto sušaudytų, jeigu jie užblokuotų laivų tranzitą, iranietiškų laivų. Kadangi Iranas, nepaisant to, kad turi ten visą tą rankovę tolyn nueinančią, realiai jų didieji uostai yra viduj Persijos įlankos. Bet visiškai akivaizdu, kad vis tiek, anksčiau ir vėliau Saudo Arabijoje turbūt dabar šiuo metu vyksta transnacionalinis projektas Arabijos viltis, kuri ties dujotekį į Raudonąją jūrą kažkur. Jo mano kažkur. Ne, jie turi naftos tranzitą nuo Persijos įlankos į Raudonąją jūrą. Pats tas vamzdis yra pajėgus gabenti iki 8 netgi milijonų barelių per dieną.
Bėda yra ta, kad Raudonojo jūroje šiuo metu infrastruktūra leidžia pakrauti 4, maksimum 4,5. Ne, tai čia panašu, kad čia nustiek neišvengiamai tokia geopolitinė situacija, čia turės per kokius 5 metus turės nusitiesti daiktą, pasakyti kokį uostą, krovos kur nors ten. 100%. Kur nors Somalė. Kuveitas galit būti tikri, dabar jau baigė savo mąstymus, dėliojimus ir taip toliau ir yra užturbinta, kad per Iraką, per Siriją bus link Turkijos dujotiekiai. Gabenami šiaip iš tikrųjų su dujom yra didžiausia problema einamų metu. Labiausiai dėl to, kad yra suinvestuota šviežiai į milžiniškus kiekius skystinimo įrenginių. Taip, nes dabar pasaulyje buvo tokia evoliucija, Rusija užsidarė, jo. Ir dabar vėlgi, aišku, turint tuos skystinimo įrenginius, galima galvoti apie didžiulį kiekį suskystintų dujų vagonų. Ir bandyti traukiniais gabenti tiesiog į kitą vietą ir krauti. Įdomi informacija. Buvo transliacijos režisierius Audrius sufleruoja, kad Lietuva šią sekundę turi 2 išminavimo laivus. Taip, aš norėjau paminėti. Skalvis ir Kuršis. Taip, aš klausiu, bet jie vis dar stovi Lietuvoje, kad neplaukia dar neplaukia. Todėl, kad viena ten tiem laivam yra pavojinga, reikia užtikrinti jų saugumą. Antras dalykas, sakau, apie minavimą ten greičiausiai yra tiesiog pasakyta, kad mes užminavom, Allahu prisiekiu užminavom. Ir kai tu turi laivą didžiulį, kuris yra vertas keliasdešimt milijonų kaip minimum, tikrai tu tiesiog neplauksi tenai ir viskas. Tai į tą ir atsiremia. Taip, lietuvių minavimo laivai, čia buvo pasakyta, kad lietuviai turi slaptų šitų. Bet tai kažkaip tai buvo, žinai, klausimas turbūt didžiausias yra toks. Ta prasme, Iranas gali padaryti dabar gerą dylą santykinai. Žinai, gerą dylą, kaip kažkas sakė iš amerikiečių, sakė, durniai, sakė, susitarkit su amerikiečiais irgi taksą, sakė, viskas bus atleista, viskas pasibaigs, žinai. Sakė, kodėl taip kvailiai? Nes ir planas Trumpo buvo, kad pakeiskime vieną durnių, kuris nekenčia Amerikos, šaukia deftų Ameriką, pakeiskime į durnių, kuris to nedarys. Čia toks buvo visiškai akivaizdus. Taip, ir galėsų turbūt planas. Turbūt Uraną susirinks, tai čia Uraną tikrai susirinks, ten kalbos nėra, ten Urano ten dalykus padaužys truputėlį, bet čia faktas yra, čia toks yra esminis dalykas. Visų pirma, dar prisiminkim, kad dar gyveno kariavo izraelitai, kurie stebėtinai tylus ir Hormuzo klausimų. Jums Hormuzas nėra labai įdomus. Hormuzas, jiems įdomu šiuo metu yra Libanas įdomus. Taip, kažkas, kaip sakė, įdomu paskutinis bombardavimas Libane, čia kaip jis įėjo taikos susitarimą, kad nebombarduokime ar ne. Nes jie pastovi čia vis... Formaliai Iranas nepripažįsta, kad turi asatų Libanė. Bet šiaip fantastika, kokią tas Bibi Netanyahu įvėlė dėdė į karą. Bet jie brandos pasakytas, tai toks yra klausimas. Tu žiūrėk, aš biškį truputėlį pateisinti žydus. Tai žiūrėk, dabar tas jūs zakasitų, dėl ko Netanyahu, nepaisant to, kad jis yra tikrai nemėgstamas žmogus daugelio... Netanyahu yra velnias. Daugelio prasme. Taip, bet aš noriu pasakyti, bet Netanyahu truputėlį dėl ko, pavyzdžiui, labai didelis kiekis Izraelio politikų jį palaiko. Supranta, žiūrėk, dabar tu turi šalį, šalimais tavęs, kuri, taip sakant, vienos raketos atstumu meldžiasi nuo ryto iki vakaro, kad mažasis velnias turi mirti, taip sakant, finansuoja visus įmanomus tavo draugus, radikalizuoja visam pasaulio žmonės, sakydamas, kad žydai viską daro. Ir ta šalis, sako, jinai gyvens lengvai tik tada, kai tavo valstybė neegzistuos. Tai natūralu, kad natūralu, kad viskas, ką tu darai kaip valstybė, yra galvoti, kokiu būtų padaryti, kad neegzistuotų jie. Nes, tiesiog čia yra klausimas, nėra klausimas, kad labą dieną mes fainiai čia, nežinau, liberalizuokim politiką ar dar kažką. Buvo kitų bandymų čia daryti ne kartą, Iranas niekada nepasidavė, netgi kai buvo ten didysis, ten, žinai, Šimono Pereso sušiltinimas ir Nobelio premija ir ten tada ir panašiai, Iranas niekada nesitraukė, Iranas laiką remdavo vis radikalesnę frakciją, tai jeigu ten Arafatas su jums susitarė, tai tada Hamasas atsiranda, kuris tam nesitarė ir panašiai. Tai šitoje situacijoje Iranas yra egzistencinė jų problema, tai yra šalis, kurie Mein Kampfas yra pagarboje laikoma knyga ir natūralu, kad kaip čia pasakyti, koksai būtų valdžia Izraelyje, jinai vis tiek norės kažką, žinai, kaip čia pasakyti, norės kažką su to daryti. Ir dėl to, nepaisant to, kad Netanyahu visi ten nemėgsta, daug kas gali nemėgti, bet nepaisant to visi tvarkingai eina savo kariuomenę ir kariauja su to Iranu, nes jiems nėra ką padaryti, žinai. Tai čia tiesiog yra toks dalykas. Tai šiuo atveju Izraelis turi klausimą su Libanu, įdomus Hormuzas yra, nes jie kažkaip kitaip pasitikrina. Pietų Libanas labai domina, taip, visokia prasme. Jeigu jau taip norit skaičiuoti, tai iš tikrųjų Hamasas buvo tie, kurie išprovokavo nemažą dalį visų šitų muštynių ir išprovokavo labai paprastai, kadangi liberalioji dalis politikos veikia, integracija ir taip toliau, ir jie tiesiog matė, kad dar metai du ir jie pasidarys reikia pasakyti, po to, kai Trumpas sutaikė Izraelį su Jungtinės Arabų Emiratais,
pasidarė visiškai akivaizdu, neskyrus ten, pasidarė visiškai akivaizdu Saudo Arabija ir Jungtinės Arabų Emyratais. Taip, ir to. Taip, nu tai Saudo Arabija nepripažino, jau turėjo pripažinti Saudo Arabiją Izraelio egzistavimą, žinai, tai viskas ėjo link to ir tada Hamasas suprato, kad jiems yra paskutinis šansas, nes tuoj nebebus donorų. Tuoj niekas neberems, ten rėmė dar vis Kataras, bet tu atrodė, kad niekas tuoj mūsų neberems ir niekas čia mūsų klausimo nedarys ir jie jautė, kad tai toks istorinis šansas, dėl to nusprendė padaryti kažką. Nes vietiniai gyventojai tai irgi labiau norėjo gyventi, ten gauti tas savo pensijas iš Izraelio, Europos Sąjungos. Reikia pasakyti, ar ten gerėjo situacija, jo, ten buvo visai viskas, taip žinai, visai viskas buvo sprendžiama ir faktas yra toksai, kad atsitiko. O kita vertus, žinai, čia velniai rautų, čia tiek klausimų visokiausių ir kiekvienam pasakymui reikia pasakyti, o tie žudė, taip žudė, o tie ten darė, taip, ten yra kaip visą laiką yra daug visokiausių dalykų, bet faktas yra toks, kad Izraelis Hormūze nedalyvauja. Šitam visam reikale, Izraelis nemano, kad jis ten važiuos kariauti dėl Hormūzo atidarinėti kažkur, tai ten kažkaip tam visam žaidimai nėra, poro lėktuvų atsiūs, bet jie mano, kad savo darbą jie yra jau nuveikę ir padarė. Ir nepaisant to vis dar įvairius žydų lobistai vis dar, kur nors Wall Street Journal rašo, Iranas žaidžia Forsakers su Trumpu, reikia toliau bombarduoti, kol jie sutiks. Tai, bet vienas iš variantų yra. Bottom line'as vis tiek yra, kad dėl šių dalykų, apie ką mes pakalbėjom, dėl korupcijos, dėl to, kas vyksta Irane ir vidaus situacijos, Trumpo reitingai ir kartu susiskaldimas Amerikos visuomenėje tik gilėja. Ne, tai situacija, kaip suskaldimas turbūt jūsų pagilėjęs tiek, kad žmonės tiesiog nekalba apie politiką, kai susitinka. Dažniausiai iš nekalba politiką, gyvena skirtingose informaciniuose srautuose, bet aš gal pasakyčiau, žinai, kad šitas, kad tiesiog gal toksai, manęs šiaip klausė iš karto ir aš manau, kad tas klausimas įdomus yra, ar šitas pasikėsinimas galėtų Trumpo reitingus pasmingai pakelti. Viena vertus taip, jisai priminė visiems, kad vis dėlto Trumpas yra lyderis, jis yra prezidentas ir tas realiai reflekt tikrai yra svarbus ir pirmos dienos matėsi, kad visi susiskaldimai pasibaigė. Kita vertus, jau šiandien Twitter'yje mačiau, X'e mačiau, nes jau 2 savaitės, kai buvo magos konspiracijos teorija, kad Trumpo pasikėsinimai Trumpo buvo surealizuoti. Taip. Ir jau šiandien Twitter'yje X'e buvo labai didelis kiekis žmonių, kurie sakė, na va, dar vienas bandymas pasikelti reitingus, jau 2 kartus suveikė, bet 3 kartą nesuveiks. Tai aš noriu pasakyti, kad čia maždaug poros dienų klausimas buvo, kol vėl viskas sugrįš į dalį ir jeigu neįsispręs Hormūzas ir tarkim taip kažkaip biškį nesusims, tarkim taip nebus, pavyzdžiui, sakysim, puikus pavyzdys yra, kaip pasikeitė, pavyzdžiui, Pam Bondi, dabar naujas prokuroras generalinis yra, tas buvęs Trumpo advokatas, bet, kai jis yra adekvatesnės šiūvas ir tu žiūri per televizorių, jis atrodo, kaip turbūt prokuroras generalinis. Jis atrodo, kaip gėda. Pam Bondi tuo metu sako, šaukia, jūs ten niekšai, jūs banditai ir panašiai, žinai. Keš Patelė, kada pagalų galę mes pasakom apie Keš Patelį alkoholizmą. Jo, bet praeitą kartą kalbėjome. Kai Keš Patelė patrauks iš tos vietos, tai irgi turbūt geriau atsiras. Gal tik tai mes nepasakom, kad Keš Patelės skelbėsi atradęs įrodymų, jog 2020 election buvo pavogti. Jo, iš karto atrado įrodymų. 2 savaitės tu geriai ir... O dar pasirodo, Keš Patelės mėgdavo, buvo kelis kartus šitas suimtas už viešą žiūrėjimą jaunystėje, mėgdavo išgerti ir biškį pasišlapinti variose vietose. Tokia, nežinau, aš šlapinuosi į Bozoną kaip Šustauskas, bet... Prezidentūros, žinai, sienos kaip užsieniečiai. Sunku pasakyti, bet tas kompetitingumas ir jisai matas ir ta prasme ir faktas tas, kad iš dalies ir ta korupcija visą, žinai, jinai iš dalies yra iš tokio, kaip čia pasakyti, tokio bardako jausmo, žinai, jį natūraliai, aš manau, kad vis tiek antroje kadencijoje, kai tu biški daugiau viską valdai, keršto troškimas mažėja, kompetitingų žmonių vis labiau norisi daugiau, kad kažkas aplinkui būtų, kas realiai galėtų ir atrodyti kaip kompetitingas žmonius, o ne kaip psichas iš podcast'o. Nes man atrodo, Trumpas pats mato, kad dauguma jo žmonių, žinai, jis nėra toksai, jis turi matyti realią situaciją, kad jie nusišneka, neturi jokios pagarbos iš esančio aplinkui. Ir kelia problemas. Drebantis RFK, žinai, nėra, tu įsijungi tą kongres hearingą, kaip RFK dreba ir ten bando papasakot kažką apie kainas, tai supranti, kad... Tai nurkės dalykas, sakyti, eikit velniop ir nesakinėsiu jūs fake news, čia Trumpo bairis yra, bet visiems kitiems duodate tą bairį, tai ir tavo paties šansas tai darys sumažėja šiek tiek. Tai ką, kolegos, tai apibendrinimui, ką? Aš dar tokį paskutinį norėjau labai LRT protestą, kuris buvo šeštadienį. Tu vėl tas savo leftistinis šūdas. Jo, savo leftistinis šūdas, aš atsiprašau. Buvo komentarų, kurie kažkaip nepatenkinti dėl to, kad čionais... Apie tai kalbama, bet... Mes turim atsakymą. Jo, turim atsakymą. Žiūrėkit, yra keletas dalykų. Ką tik išlipo Vengrija, tikėkimas, kad išlipo iš apynasro, apie ką mes esam kalbėję.
kad žiniasklaidos nepriklausomumas yra iš principo demokratinės valstybės pamatas. Jeigu mes dabar tas pats įstatymas paanalizavus, jeigu mes dabar Mykolą Katkų, pavyzdžiui, pakviečia būti LRT kokios nors laidos vedėjų, ir Mykolas Katkus negali, nes jam Artūras, ne Artūras Skardžius, bet Mykolo nemėgstama atrodo Remigijus Žemaitaitis, kuris kaltino Mykolą, kad jis čia organizavo. Aš esu organizatorius, sveiki. Organizuoja čia dalykus kažkokius svarbius, ta prasme, prieš jį. Ir Žemaitaitis sako, man atrodo, netinka. Ir tada Mykolas Katkus negali turėti. Bet kitas klausimas yra dar, aš noriu pasakyti, ta prasme, kad kad LRT, tikrai yra, ten yra žmonių, kurie turi savo nuomonės, bet LRT tikrai yra ganėtinai objektyvus daiktas, ta prasme. Ir kol nekylo klausimas, kad reikia daryti, tai tikrai atrodo pakankamai objektyviai, ir ta visa valdymo metodika yra be socdemų sugalvota metodika, yra kaip valdyti, kaip atimti, kaip ten kažkaip derinti interesus. Yra senokai numatoma, tu gali patikti vadovas arba nepatikti, tu gali patikti žurnalistas arba nepatikti, bet faktas yra toksai, kad negalima daryti atbulinę tvarką bandymų užimti, kurie tu akivaizdžiai politinę potekstą. Ir jeigu kažkas įrodytų, turiu menį, ten, galbūt LRT galėtų turėti daugiau, kažkokių trampistų leisti. Aš sutikčiau, pavyzdžiui, trampistai man būtų įdomu, labai įdomus tie trampistai, istorija dažniausiai faini, tokie tikrai vyrai, su barzda. Bet iš šitos pusės, supranti, kaip čia pasakyti, LRT Panorama yra geriausia naujienų laida. Ta prasme, mes turime portalą, kuris tikrai turi pakankamai didelis kiekį visokių dalykų. Kartais ten kažkokių perspaudimų vyksta, bet tam yra LRT taryba, koje tai gali būti padaryti. Ir tai, kas vyksta šito žaidimų darimas ir toks entuziastingas, bet kokių žaidimų taisyklių kaitaliojimas, jis yra šiaip labai kvailas. Ta prasme, kam dabar staiga tiek politinio kapitalo sudeginti, vardan to, kad pakeisti kažkokią LRT, kuri, reikia pasakyti, nebėra tas LRT, kaip buvo prieš 25 metus. Tai yra vis dėlto dalykas, LRT didžioji vaidmuo būtent yra tai, kad kultūrinės laidas finansuoja. Tai yra moderni televizija, turinti krūvą gerą programingo tikrai. Tai yra televizija, kuri per pastaruosius... Bet leftistai tai vis tiek valdo. Bet kokiu atveju. Kas fainai ir ką dar norėjau pastebėti, kad per būtent tą renginį prie 2 žmonės skirtingai padėkojo iš terminalo. Tai fainai. Jeigu jūs mus pamatote kažkur, prieikite, mums labai gera. Man atrodo visiems, kai jūs pasidžiaugėte. Smagu, kai ačiū pasako, smagu, kai ranką paspavo. Tai tuo norėjau pabaigti. Ar leftistas, ar trampistas? Taip, ar leftistas, ar trampistas. Aš prieštarauju dėl storų ir barzdotų žmonių priskyrimo prie konkrečios. Bet atrodai panašiai, Tu galėtum. Tai nereiškia, kad aš trampistas. Aš lengvai maskuočiausi tarp trampistas. Kol nešnekėčiau. Tu galėtum važiuoti į korespondentų didelį, pavyzdžiui, su kažkokiais plodais. Gerai. Kolegos, ačiū labai už eterį. Jeigu patiko, nepamirškite, palaikinkite, paspauskite mygtuką like, pasidalinkite su draugais arba kolegomis, užsiprenumeruokite terminalą. Dar taip pat norėjau visus paraginti prenumeruoti puikų substeką, kurį rašo kolega iš Kauno apie energetiką, paremkite jį, tokiu būdu atsidėkosime. Ir taip pat, iki kito susitikimo, turbūt, kad kitą savaitę. Viso. Iki. Terminalas.